Niekas neruošta. Ejo. Sveiki. Labas vakaras. Taip gražiai pasipuošę iš basketinių studijos. Kaip? Kalėdiškai. Labai. Kalėdiškai prieš praeidant šventę. Pilnom galvom. Su ikiteisminiais triušiais. Su ikiteisminiam. Šiandien nusipirkau tarp kitko. Dėl to ir nenusivelgiu. Ką? Nesakė. Aš sakiau nenusipirkau. Žodžiu, aš prieš įsivažiuojant, vedžiau šunį šiandien pro stotelę. Aha. Aš pats irgi nešioju tokią ikiteisminę. Neatrodo, aš labai balta pala per kamerą, ne? Ne, normaliai. Normaliai. Žodžiu, stovi bičas, stoteliai, šalta belė kaip. Ir aš supratau, kas yra Marozo laisvų rankų įranga. Na. Jisai stovi. Va tai jau esi. Į kapišoną įpysęs ragelį. Da, šias priedu. Ir belė. Tuoj, va. Žinia, ragelį nesimato. Aš kažkurį dieną, žinai, ką mačiau, lauke eina bičas su ausinė, bet ant laido. Kur aš pažiūrėjau, kaip seniai mačiau kažką ausinėm su laidais, kad buvo, atrodo, net biškiai net taip keista, žinai. Bet galvoju, šiaip įdomu patogu ar ne, nes dabar yra nusipirkęs 8 su AirPodsus, ten kažkokius naujausius. Ir visą laiką dabar, kai tik įkišu ausį, man iškrenda. Tai aš nežinau, arba tos pagalvėlės per storos, arba mano... Tavo per maža ausį. Per maža ausys, ne? Jos eina kažkaip pakeisti. Lemba Runce, man atrodo, kad, žinok, jau gali nusimti viską. Jau baigim šitą. Rubrika ikiteisminės triukas. O, gražus treningiukai. Aha. Ai, Arunce, papasako, kas to buvo. Aš šiandien buvau pas savaitės rifą ir kažką pasakė, kad tau ten su nugara kažkas. Jo, yra problemų. Nežinau, labai šiaip ilga istorija, galiu pradėti pasakoti. Man Emydas sakė, kad tu greičiausiai negalėsi vaikščioti niekad gyvenime. Gali būt šitas dalykas. Žodžiu, dabar čia per visą tą laiką, kol čia buvau dingęs, žodžiu, turėjau čia daug darbų ir aš neturėjau laiko labai daug sportuoti. Nu kaip, turėjau, bet aš sportavau tik taip, kad palaikyti savo formą. Tai aš ten kažkaip labai smarkiai nesportavau. Nu ir praeitą savaitę pas mane kažkaip atlaisvėjo tas grafikas, biškai daugiau aš ir to laiko turiu ir buvau, žodžiu, darbė, ten su Hebra ir aš turiu tokius, bičius turiu bachūrus, žinai, ten realiai bachūrus prašiau, sakau, varom Hebra sportuoti, žinai, ten, blėt, vyrai, ten, karočiui, 1,9 m, ten 2,10 m, žinai. Viskas, sakau, pasportuosim, varysim į pirtį, dar man siūlė varyti paskui valgyti kugelio, karočiui, vyriški dalykai visi, suprantat? Kugelis vyriškiausias dalykas. Testosteronas, cholesterolis, viskas viename. Taip, atvažiavo vyrai, žodžiu, šovėm šitą privarkiautą, viską, aš jau pasiuošęs, ir aš galvau, parodysiu vyram, kaip jaunimas sportuoja, kaip turi būti. Sugalvom, kad darysim nugaros treniruotę. Okay, o Hebra, su kuriuo tu sportuoji, koks amžiaus vidurkis? 29, amžiaus vidurkis 29. Tai va, tai, žodžiu, keliais metais už mane vyresni bičiai ten, žinai, bet normalas, bahuriukai, šaunuoliai, linkėjimai, jiems maladėt. Gintaras ir Mantas, šaunuoliai. Tai va, Gintaras, mano mėgstamiausias brangakmenis. Nuvarėmės pasportuoti. Ir vienas iš pratimų buvo, aišku, deadliftas, žinai. Ir mes nesiplėšėm, per daug smarkiai ten užsidėjom, tik tais gal 100 kg pradžiai padarėm ten tą deadliftą, viskas buvo normaliai. Ir buvo paskutinės setas, galvoju, padarysiu su 150, galvoju, prisiminsiu. Ir dabar iš karto užbėgu įveikiam už akių tiem žmonėm, kurie sakys, rašys komentaruose, deadliftas yra baisus pratimas, negalima daryti su dideliu svoriu, apskritai šitą pratimą daryti negalima. Aš puikiai žinau, aš puikiai suprantu, ką reiškia mirties trauka. Ne veltui pavadinimas yra mirties trauka, taip, kad tai yra traumingas pratimas ir panašiai. Aš esu matęs, aš pirmą kartą iš vis gyvenime dariau mirties trauką, kai darėm tą pas mus kanale stipriausią komiką. Taip. Tai 100 kilų kėliau buvo ok, o Garšo iškėlė 107, 108. Ne, aš jau tada 109, jau gal tada su viršum iškėliau. Ir aš galiu iškart pasakyti, įbėgant įveikiam už akių, kad aš turiu išvažą nugarai. Paskui pasakysiu, kaip buvo viskas įvykę. Ir aš esu aplankęs daug... Nes jau dabar toks piktas komentatorius jau suko jau. Nes aš esu apėjęs kineziterapeutus, ne vieną ir ne du esu apėjęs. Ir trenerius ne vieną, ne du. Aš tikrai žinau, kaip tas pratimas yra atliekamas, kaip jį atlikti saugiai, kaip parinkti normalų svorį, panašiai. Tiesiog atsitinka taip, kad atsitinka, neapdairumas kažkoks dalykas ir tu kartais tu nori parodyti prieš kitus bachūrus, kad tu didesnis bachūras. Kad tu esi didesnis bachūras ir gauni netyčia traumą. Tai vad, kas man atsitiko. 2021 metais aš... Na, kaip toli, what the fuck? Ne tai, kad papastų, karočią, tai jau pasitempiu, dabar negaliu vaikščioti. 21 metais,
realiai kaip vakar, pamenu. Snygo. Taip, 2021 metais aš gavau išvaržą. Kiek 13 buvo, ne? Dabar nebepasakysiu tiksliai, nenoriu versis dabar sveikatos, bet protrūziją, žodžiu, turiu. Pas mane L5 slankstelio S1 disko yra išvarža. Žodžiu, čia skamba kaip kariuomenės skyriai. S5 skyriaus vadas. Panašiai. Tai žodžiu, kad suprastumėt visi, pats paskutinis nugaros slankstelis į apačią ir ten yra diskas, žodžiu. Tai pas mane yra to disko išvarža. Ir aš mečiau jį, karočiui. Jo, ir kad jūs suprastumėt, pas mane yra 6,3 mm išvarža. Man gydytoja sakė, kad jau nuo 5 mm yra rekomenduojama operuotis iš tikrųjų. Tarkim, jeigu tu esi vyresnio amžiaus žmogus. Bet tu atsigaršo, tu esi bachūras, tu Taip. Ir šiaip pagalvojus, tipo, jaunam leis papėlis dar tą nugarą tvarkytis, žinai, galbūt dar neapsimoka. Išsivaikščios. Jo. Ir aš, aišku, variau ten su vaistais, variau pas kineziterapeutus ir man tą nugarą atstatė. Ir tiesiog man tą nugarą yra, aš turiu išvaržą, dabar toks mano gyvenimas būdas, man reikia pastoju treniruoti ir pilvą ir nugarą, kad ta nugara būtų tvirta. Ir tu nieko nepadarysi. Ir nuvažiavam, karočiui, penktadienį su bachūrais pasportuoti. Kėliau aš tą štangą, pakėliau gal 3-4 jau kartą tą 105 kg, padėjau ant žemės ir jaučiu, kad kažkas nugarai ne taip. Ir aš jau iškart supratau, kad čia bus mano ta išvarža. Bet aš tiesiog tęsiau treniruoti, nes skausmas dar nebuvo toks didelis. Aš galėjau treniruoti toliau. Nes priminkim, sportuoju su bachūrais. Sportuoju su bachūrais. Tai viduvą pasakysi, kad įmo nebegali sportuoti. Negali keltą. Skauda. Pasportavom viskas ir tą patį vakarą turėjau darbalių, žodžiu, ten su Hebra viena, nuvarėm į miestą, varėm į bariuką pasidėjom ir buvo šiaip smagu, bet jau tada pradėjau jaust, kad man vis labiau ir labiau maudžia tą nugarą, žinai. Aš aišku, ten mes iki 2-3 nakties dar pabuvom, grįžau namo, atsigaliau miegot, atsikeliu ryte ir aš nebeatsikeliu. Ir aš tiesiog fiziškai nebeatsikeliu, tiesiog, skausmas nežmoniškas. Esmė yra tame, kad aš galiu stovėti tiesiai, aš galiu gulėti, bet pasilenktis negali, ne? Eik, tu savo, čia dalykas, baisiausias gyvenimas dabar pas mane. Ir paskui atsilenkti iš vis kosmosas. Dabar jeigu aš sėdžiu, aš turiu sėdėti pastoviai lygiai, kad nekreip niekaip savo nugaras, nes bet kuriuo momentu man kažkur gali skaudėti, žodžiu. Ir viskas, šeštadienį, sekmadienis, ant skausmų, viskas, aš jau guliu, man panelė sako, važiuok tu pas gydytoją, sako, nes bus blogai. Nuvažiavam, žodžiu, Lazdynų ligoninę. Ir kai visą laiką ten fokusų, žodžiu. Eilė didžiulė, aš tik atvažiuoju, sakau, man nugaros skauda, sako, gerai, sako, mes tave, sako, pas traumatologą šitą išsiusim. Išsiuntė mane pas traumatologą, aš ten jam pradėjau, žinai, pasakot, kaip man kas vyksta, sako, žiūrėk. Kas tu yra? Mes jau žiūrėjome traumatologus, kai, žodžiu, buvo 21 metai. Tai žinok, aš panašiai ir buvo. Nes aš galvoju, kad jam reikia papasakoti, kad jis suprastų, kas yra. Sako, ne, žiūrėk, kas tu yra, tu gal neišgirdai. Jo, ką labiausiai nori girdėti Lazdynų priimamo daktaras tavo lygos istorijos. Labai domina. Ir jis man sako, žiūrėk, gal tu neišgirdai mano klausimus. Kas tu yra? Skauda nugaras. Garšo atsidaro savo sveikatos ir tiesiog prezentaciją daro, tiesiog kiekvieną lygą nupasakoja. L5, jei pats nežinot, kur yra. Čia, prie disko pats. Taip. Ir man sako, kas tu yra konkrečiai. Sakau, nebegaliu. Sakau, viskas, man kosmosas. Aš nebegaliu, man skauda, aš nebenoriu. Ir kad suprasime žmonės, aš tikrai esu labai pakantus skausmai. Man tiesiog... Ne, Garšo, mes net nebijom, kad... Jo, kažkaip, žinai, čia jau 30 kilintas epizodas, mes jau supratome. Jeigu man skauda. Sako, gerai, sako, aš tau nieko nepadėsiu, sako, nes aš traumatologas su siuntina pas terapeutą. Blemba. Kalbėt dabar su psichoterapeutu. Jo, ir ten yra toksai kranėlis ir ten matosi ant to kranėlio paskutinis laukiantis žmogus. Ilgiausiai laukiantis, atsiprašau. Ilgiausiai laukiantis žmogus žiūri 211 minučių, o pas mane tik 14 minučių praėjo. Galvoju, gerai, reikia dabar palaukti, žodžiu. Sėdžiu, aš net pirmai atsisėdau. Tai tu net ne pas traumatologą buvai? Ne, aš dabar pradžiai buvau pas traumatologą, o paskui mane išsiuntė pas terapeutą. Sekantis dalykas, kur buvo, tai pas terapeutą. Ir žodžiu, aš biškai pasėdėjau, jaučiu, kad skauda nugarą, galvoju, pastovėsiu. Ir aš atsistojau ten prie tokios lovos, žodžiu, atvežė bičą ir aš jau nemeluoju, pasisnukis ant tiek kraujuotas buvo, kad neėjo atpažinti, kur nosis, kur akis. Ant tiek bičias, ir jisai sėdint to vežimėlio, ten visi daro savo darbus, jis pradėjo spjaudytis kažkokiais glytimais, kažkokiais neaiškiais, kažkas jam atsitiko, žodžiu, stojo bachūrėlis prie jo nieko nedaro. Glytimais? Kažkuom, nežinau, neįsivaizduoju. Laktozė? Aš nesuprantu. Laktozė. Stovi prie jo draugelis jo ir žiūri, nieko nedaro. Ir aš sakau, tipo žmogui, sakau, čia bloga. Atėjo seselė, ten su tais greituškės pagalbos vyrai, žodžiu, pradėjo jį kelt, sakau, padėkit, tipo man sako, padėkit sukelt, sakau, iš negaliu, sakau, man nugarą, tipo, žinai, sakau, palaikyti tą lovą. Ir aš atėjau ir laikau tą lovą, žinai, kur čiuožinėjo. Į bandai jį užkelt, aš tos lovos neišlaikau, tą lovą važiuoja, tą bičią kočiavos neužkalį, išvežė į reanimaciją, žodžiu.
Paskui sėdžiu, galvoju, what the fuck, sakau, kur aš čia papuoliau, žinai, sėdžiu vėl laukiu savo eilės, jau gal praėjo 110 minučių mano eilės, ateina, žodžiu, nežinau, bet tikrai ne lietuvi, žinai, iš užsienio. Kaip jisai pasisuko iš šono, ieškojo to žodžio. Nu, čigoniukai, žodžiu, tokie, žinai, atvažiavo 3, buvo 2 bohūrai ir 1 pana. Ir jinai matau... Iš kursu, čigonų, nesu gitarą, iš Nes kad viškai tamsesnėje. Nes prašė blynų ir kavos. Ja. Ir žodžiu, jinai su abintuota ranka per vienas, tiksliai, žinai, ir aš supratau, kad jinai užžudytis bandė ir ten stovi greitos priėmimo, tas vyras stovi, ten ta moterišė, kurį atrūšiuoja, ten tos ligonys visus. Ir jinai klausė, kas atsitiko. Ir tas stovi bičius, tas iš greituškės sako, nelaiminga meilė. Oi. Nelaiminga meilė. Ir jinai dar ištraukė tabletės, pasirodė dar tablečių kažkokių prisirijo, žodžiu, bet ją atvežė, spėjo atvežti ant jo draugai, ją ko čia atpumpavo. Ir man kas juokingiausia buvo, kad... Žudėsi tą prasme? Jo, jinai bandė nusižudyti. Ir man kas juokingiausia, žinai, tu ką tik bandė nusižudyti, sako, pas tave buvo visiškai nelaiminga meilė. Aš atsakau, jums po 15 minučių. Pasadina prie garšvos. Man nugar nuo 21 metų. Kiek laiko turi? Kilintas tavo numeriukas. Blet, su draugė dabar kažkaip sunkiai dabar. O ką po šito veiksi, žinai, kai subintuos? Gal nori kokį bariuką nueiti, žinai? Jo. Aš duosiu laimingą meilę. Ir aš sakau, ta mergina sėdi, jinai ką tik man nusižudyti, pasėdė laimingą meilę. Aš jums atsakau, už 15 minučių sėdi TikTok ir žvengia. Tiesiog sėdi TikTok ir jinai realiai balsu juokiasi. Taip, tu matei, taip. Aš mačiau, jinai sėdi TikTok ir jinai juokiasi iš to TikToko, tipo, žinai, atrodo, kad lyg nieko nebūtų. Ne, matai piesus vaistų, tai jeigu tu raminančių ar kažko, tai, tau kažkas gali būti, žinai, gal man nedai šitas dalykas. Žodžiu, atėjo mano lėtį pas gydytoją, žinai, aš taip vos aš šlubau iki to terapeuto. Sako, ties kurie vieta tai jau nebepainė, aš nebesuprantu. Aš realiai, aš eit galiu, bet aš galiu eit sunkiai. Tipo, nes man spaudžia. Man irgi anksčiau būdavo. Nes man ar tai nervas spaudžia, ar kažką, ar tas lankstelis yra, ir man labai sunku, ypatingai jeigu aš ilgą laiką pasėdžiu, paskui reikia atsistoti, pizė, karo. Tai aš visą laiką stovėjau, kol savo eilės laukiu. Atėjau pas gydytoją, atsisėdau, jinai pasižiūrėjo į mane, sako, aš nežinau, ar iš veido, iš ko, sako, gerai, kiek to biuletenio laiko reikia. Sakau, man nereikia biuletenio. Sakau, jūs man pasakykit, kas man yra. Sakau, aš maldauju. Sakau, pasakykit, jūs mane išsiųskit į MRT ar kažkur. Jinai sėdėjo su kita gydytoja, susižvalgė, turbūt suprato, kad aš net jau šiaip savo biuletenio pasimti. Sako, gerai, sako, pasako, kas to buvo. Aš jau pasakau, 2001 metais. Papasakau viskas, kaip buvo. Žodžiu, čia dar prieš COVID jaučiu. O tai nuo ko tau buvo viskas? Tai va, žodžiu, papasakosiu. Jo, ir jinai sako, gerai, sako, padarysim tau renginį, pažiūrėsim mane pasilinkęs lankstelį, sako, aš tau rašysiu, sako, vaistų, dabar tau į subinę suleis vaistų. Ir jinai žiūri, sako, žiūri į subinę, galvoja, vaikeli, kiek pribadyta. Jo, ir jinai paskui žiūri. Jau aišku, net kur besti, yra, žinai, tipo, Aruncija įsitaturavęs rodiklės čia. Kur jinai žiūri, Aruncija šikna, matau Emilija Kubo braižas. Ir jinai sėdi, žiūri, sako, sako, palauk, to negalima, sako, nes čia bus narkotinės medžiagas, sako, tu valstybės tarnautojus jūs tikrina, sako, neleisim to, aš tu vis duosim biškis silpnesnių. Ir jinai mane žiūri, sako, iškart, sako, žiūrėk. Aruncija toks, leiskit. Jinai mane žiūri, sako, žiūrėk, šitie tau nepadės. Bet pabandom, kaip aš žinai, sakau, okei, pabandom. Davė man tų vaistų, aišku, nepadėjo, nuvariau, pasidariau renginą, slanksteliais viskas tvarkoja, žodžiu, sako, čia tau taip ir taip, sako, žodžiu, nesportuok, žodžiu, visa litanė kaip slėga, kaip tau būna su traumom. Grįžau, aš tamo po tų visų vaistų, nieko man nepadėjo, žodžiu. Tie paliukai išrašė, kaip mėgsta. Jinai išrašė ant diklako, to tie paliuko visko, davė ten tų vaistų, kad turėjau dar nusipirkti vaistinį, nusipirkau tos vaistus, ten atraumenį atpalaiduojančius, pradėjau gerti tos vaistus, man dar labiau to nugarą pradėjo skaudėti, žinai. B grupės neišrašė, kad neišrašė man dabar grupės vaistų nieko, žodžiu, nuvariau namo, viskas, ten irgi dar atsigaliu, patį panelę man nugarą, išsimiegau, viskas atsikliu ir ten, skauda tą nugarą, vis tiek. Ir aš tai pirmadienį, antradienį, žodžiu, trečiadienį to skaudančią nugarą taip ir prabuvau, žodžiu. Vat, ir trečiadienį galvoju, reikia važiuoti pas savo gydytoją šeimos, nes realiai nebegaliu atsikelt. Aš jums pasakysiu taip, aš pats savo negaliu batų užsidėti, iš pat ryto atsikėlęs man pana batus uždeda, tipo, kad galėčiau išėti iš namų apsirengti normaliai. O čia suprantu, va čia šeima. Man atrodo, kad Aruncija Bibi ten skauda, jis tiesiog, jis nori, kad pana batus grįžtų. Aš neįgalus, tu turi pati dabar jot ant manęs, pati valgyti pasidaryti, suvežiot mane visur. Mama, žinau, kad ne iki jojimų. Tai, žodžiu, išvažiuoju aš pas gydytoją, pas savo šeimos, turėjau darbą, sakau, žinau, kad viskas, sakau, hebra, negaliu variu pas gydytoją, nes net man jau baisu pasidarė. Atvažiuoju aš pas savo šeimos gydytoją
Ir aš dabar jums papasakosiu istoriją. Šeimos neturi. Jūs įsivaizduokit, Arūnas. Šiaip jo ironiška, kad eini pas šeimos gydytoją, kai šeimos neturi. Arūnas. Aš pas senbernių daktaras. Arūnas. Piktas, nugaras skauda belikai, mašina nevalyta, purvina nuo visko, ten žodžiu, nes... O tu, beje, dar patikslimui detalių, nes labai įdomu, čia į valstybinę polikliniką ir į kokią privačią važiuoji. Aš į savo Rudamenus, kur pas mane šeimos gydytojas yra. Aš pas savo šeimos gydytoją, nes aš norėjau pasiprašyti, kad man į neurologą siuntimą išsiųstų, nes man lazdynų ligoninė taip ir neišrašė. Ir aš žodžiu važiuoju, sakau, mašina neplauta, aš piktas, žodžiu, pareiviai visokie mėtus, taip pat apsirengęs kaip, nuomentas, visiškas, taip, žinai. Ką? Nuomentas? Momentas. Kas čia yra? Nežinot, ką reiškia momentas? Toks, tipo... Pala, aš gal pradžiai paguglinsiu. Momentas čia toks bičias, tipo, kur, momentukas, kaip toks... Kaip mentas, bet... Ne, momentas... Gėda, negarbė, nemalonumas, nelaimė. Toks nemalonus bičias, tipo, žinai, kur toks... Pirmą kartą girdžiu, bet pasirodo yra gėda, negarbė, kvailiukas toks. Kvaišys, pusgalvis, padauža. Va. Geras. Jo, toks pusgalviukas, kvaišiukas, žinai, momentas. Atsisėdęs, važiuoja su ta mašina, žodžiu, ir aš jums atsakau, groja daina Would you need somebody to love, na. Bum, nahu, iš šono man, karočią, mašiną iššoko, aš taip su tą mašiną, žinai, net į priešingą eismo juostą iššoko, man nugarą vėl suskaudo, aš atgal į savo, karočią, juostą ant stabdžių, man tą nugarą skauda, kočią, aš per vidurdėlį žiūriu, golfas juodas, kočią stovi, iš šalutinio kelio išvažiuodamas, kai yra Liepkalnis Vinoteka, išvažinėjai iš Vinotekas, aš juostai buvau gal trečia mašina iš eilės, aš neįsivaizduoju, kaip manęs galima buvo nepastebėti, man tiesiog iš šono, bum, karočią. Ai, tu piso į mašiną? Įpiso į mašiną, man golfas įpiso į mašiną, karočią. Aš sustojau, žinai, ant tų avarinių, bliat, skauda. Ir kažką pisnam, golfą, tiesiog mašiną. Aš kočią stoviu, žinai, sakau, gerai, Rūnai, sakau, ramiai, sakau, visiems pasitaiko, sakau, viskas gerai, nesinervuok. Vieną, antrą, trečią kartą iškėpiau, biškį susivokiau skausmą lygį, žinai, gerai, kočią. Palaisai tau, taip įpiso? Jo, aš važiuoju taip, jisai man į galinės durys, kočią, dešinės pusės, žinai, karočią, žinai, pabirėjo viskas automobilė, nerandu nei telefono, nieko, išlipo iš tos mašinos. Visur popieriai. Jo, išlipo iš mašinos moteriškė, tipo, žinai, aš ją prieinu prie savo durų, tai vos aš labuoju, žiūriu sulenktą, įbriežtą, eik tu, žiūri, tas darys galvoja, gerai, 100 eurų naujos duris, dar plus 50 taisimas, kaip 300-400 eurų minusą jau dabar šitoje vietoje, lygioje vietoje, taip, žinai, žiūriu, žodžiu, tą moteriškę, jinai mane žiūri ir aš toksai... Taip, sako, atsiprašau, sako, aš jūsų nepamačiau. Gerai, sakau, ateikit, sakau, užpildysiu aš jums tą deklaraciją, sakau, turit lapus, jo, atnesiname tą deklaracijos lapus, atsiminiu, kad dabar galima per internetą supildyti tą deklaraciją, žodžiu. Sakau, bandom per internetą, vedu, karočią, per internetą šitą deklaraciją, man ten neišeina, kažkas nesutampa su asmens kodu, kažkas nesutampa su tuo mano automobiliu, aš sėdžiu nervuotas, blemba, bandau nesnervuotą, matryškį irgi tokia sėdėjau, žinai, blemba. Sakau, žiūrėkit, sakau, važiuojam, sakau, kur nors kul šilta, nes laukia bilė kaip lyjo, žinai, čia mašinai purvina, mane gal į Egiptą? Sakau, atsisėsim, kai degalinį, sakau, supildysim. Sakau, tai važiuojam, sakau, aš čia netoli dirbu, sakau, už kilometrų. Sakau, super, okei, sakau, pasakė, sakau, aš kaip tik dirbu įmonėje ten, kur taip ten. Ir dar kitaip, dar bet ko, aš užsiemu kineziterapiją. Aš tai išmasažuosiu. Ir taip aš sutikau ją. Jis man sako, ta pasakė, sako, aš kaip tik dirbu įmonėje su transporto priemonėm, sako, pas mūsiškis supildys greit, sakau, o labai, sakau, gerai, labai gerai. Ironiška, kad nematė pati transporto priemonės. Atvažiuojame, nes aš pastačiau mašiną, pastatė mašiną ir ten rimtai kažkokia įmonė, žinai, mes einam, jinai praeina pirma, nieko nesakau, nesu rasistas. Ir iš tamsos pradėjo lyst. Nu tie. Vairuotojai. Viskas yra tvarka. Ir taip pat įsivaizduoju, kokia, tipo, aš su to nugarą vos ateinu, tipo, ir jinai gal galvoja, kad aš susidžiau per tą varį, sakau, jums čia gal skaudas, sakau, nekreik dėmesio, sakau, aš jau važiavau, sakau, į ligoninę, viskas gerai. Atidarau duris, stovi 4 juodaodžiai. Eiliai, tipo, laukia, žinai, jie taip mane žiūri, karočią labai rimtai, aš sakau, what's up, man? Toks tavo icebreakeris yra. Mano toks icebreakeris. Sakau, what's up? Brother from another mother. Aš sakau, what's up, man? Ir jie taip... Yo, Jay-Z, Tupac. Ir vienas šimsojo, hello, what's up, my man, what's up? Aš jau visiškai nepažįstu, jie man visiškai nežino, bet mes jau susidraugam su jais. Sakau, what's up, žinai, ir aš jau toks išlubas, ir vienas žiūrėsi, žinai. Tiesiog, žinai, kur mes net nebendram žodžiais paspūsim, tiesiog gesti, man, taip aš, žinai, praėjau, atėjom, sėdėjo ten bičiukas, vienas ofisas, žinai, greit supildėm ten per kompą tą visą, žodžių, įvyką tą deklaraciją.
Ir viskas, žodžiu, dabar su avarija, tai kad pabaigti papasakoti, tai gavau išmoką, šiaip labai greit suinsuaikščiau, 750 eurų, taip, žinai, išmokų draudimas gauti, susirašysiu mašiną, jau suderinu viską. Bet jinai kalta, taip pat jos draudimas tavo apmoka. Jos draudimas man apmoka, man reikėjo sekcijos draudimo pasakyti, kas buvo ir dabar figenai iš vis, nu, tipo, aš labai retai, kada į avarijas patenku, kiek žinau, jau 6 metų tokia yra sistema, bet tu pas gali supildyti deklaraciją, tai tokia elektroninė sistema yra, kur tu sufotkini viską ir tau kompas apskaičiuoja viską, tipo, nu, žiauris, afigenas dalykas. Jo, aš jau 3 kartus pildžiau. No. Bet dėl to, kad aš įvažiavau. O čia į mane įvažiavo. Nu ir viskas. Ir važiuoju toliau aš pas savo gydytoją. Žinai, kaip galėsi sveikinti dar, sakyt, ponia, galit batą užžiūrėti. Aš jį sakau, gerai, sakau, viskas, viso gerai, sakau, labai atsiprašau, sakau, tikrai nemačiau, sakau, viskas gerai, sakau, tikiuosi, daugiau nebesusitiksim, sakau, žinai, arba sakau, jeigu susitiksim, tai geresnėm aplinkybėm, manai, pasiekė. Jeigu susitiksim, tai garšvos, solos ten aptūrė, vienyje. Štai dar pasiekėm ten viską ir išvažiavam, žodžiu, viskas. O su kolegom kitais atsisveikinai? Jo, atsisveikinai. Bet jie jau ten pildė dokumentus kažkokius, ten, gal nežinau, darbinus ar kažką. Žodžiu, atvažiuoju aš pas savo gydytoją ir aš dabar jums pasakysiu šitaip, aš nežinau, kas pas mane yra. Bet aš jums galiu garantuoti, pas mane kiekvienais metais, metų gale, lapkričio pradžioje, lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje, pas mane visą laiką kažkas yra su sveikata. Visą laiką. Dabar su nugara, užpernai metai su nugara turėjau problemų, o pernai, nežinau ar atsiminat, bet ašgi su inkstį suguliau, kur pas mane temperatūra, ko čia virš 40 buvo, kur aš vos neužsilinkiau. 21 metais beje kažkas dar buvo. 21 metais dar beje kažkas buvo. Ir lygiai tokiu pačiu laikotarpiu. Ir aš atvažiuoju pasakyti šeimos, ir jinai už visi sako, tipo, o, sako, tai kas skauda, sako, iš kur žinot, kas skauda, sako, tai kada aš jau girdėjau, kaip jūs stenė ateidamas iš mašinos ir savo, kad, žinai, aš žiūriu langai atidaryti, o aš realiai ten, žinai, kaip išlipinėjau. Blia. Visą rudaviną girdį, kad Arūnas važiavo su problemom. Atvažiavau, užžinau. Bet čia dėl to, kad Mėnulis Venero šiandien būna. Gali būt. Atinu aš pas ją, sako, žiūrėkit, Arūnas, sako, jūs kiekvieną kartą važiuojat pas mane su problemom, pas jūs problemos iki vašyčio, sako, pernai inkstai, dabar, sako, nugarai, jūs aukščiau nesergat, žinai. Dar su ją pasiekėm, žodžiu, išrašymą kažkokių vaistų. Žodžiu, pasėmiau už tų vaistų ir, blėt, nepadeda man niekas. Niekas nepadeda, visiškai nežinau, kas tą nugarą daryti. Dabar nuvažiavau, išrašė dar pas neurologą man šitą siuntimą, išrašė MRT. Skambinu aš į polikliniką, sakau, žiūrėkit, man sakau pas neurologą. Sako, jums reikės laukti eiliai. Sakau, okei, sakau, galiu dabar atvažiuoti. Ne, sako, jūs nesuprantat, jums reikia laukti eiliai. Sakau, tai gerai, sakau, tai kada? Ne, mes jums paskambinsim. Tai tu įsivaizduok, ne tai, kad datos nėra, man dar paskambins, kada aš turiu būti. Tai žodžiu, nusprendžiau, fuck it, šiandien, rytoj tikriausiai iš ryto paskambinsiu, nuvarysiu, kad nors į privačią ligoninę susirgysiu nugarą, nes aš tiek ilgai laukti negaliu. Nu tai va, žodžiu, aš važiavau iš ligoninės, namuose turėjau ibupromo. 500. Ir aš nežinau, ar turėjau stupimas ar ne. Iššovau už tobių promo, pamėgau valandą 2 ir nugarą biškiai šiek tiek atsitaisė, žinai, dabar jau galiu judėti. Prieš uždegiminis. Nu, tai gal kažkiek surakė, nes man ten davė kažkokių stiprių vaistų ten, sakė ten, oi, tikrai labai stiprus, kurie man nepadėjo, jeigu promo iššovau, o, normaliai viskas. Nu, tai viskas, tai karočią dabar likau luošas, kuriam laikui. Taip, žinot, nei ta nugaras dabar, nei pasilenkniai susilenkiu, čia batų savo žišti negaliu. Šiandien pirmą dieną, kai pradėjau normaliai judėti, nes jau namuose skalbinių buvo bereikiek, tai įsiskalbiau, susitvarkiau biškai, žinai. Bet dabar viskas, dar žmonės tas nebebijos, nes Arūnsai, tu, nu, ką tu nebe... Ne, žinau, kad dabar nuo tavęs pabėgti, manom. Dabar įmanoma pabėgti, bet aš pasakysiu, dabar aš... Dabar tave viskas jau gaidžiu gali pabėgti. Jo, bet aš dabar kaip sužeistas vilkas, žinai, dar greisvesnis biškai, taip, nes, bramo, dabar toks, kur problemas yra 2 kart didesnis. Bet tipo. Yra tas, man irgi, jeigu kokias traumą gauni, toks gal, blėt, aš pažydžiamas, aš silpnas. Nu. Blėt, kas per šūdas? Nu. Tai labai per ego kerta. Nu, kerta, aišku, bet, tai žinai dalykas. Ir šiaip tas... Bet šiaip, bet čia vyrų tau dalykas. Nėra, man tai pat irgi anksčiau būdavo... Bet vyrų dalykas yra, jūs bijote, na, į tas ligoninės, jeigu, tipo, jau tikrai pizdavo, tada jau tik tais ir nuvaro, tipo, žiūrėk, kažkoks ego. Man yra viena pažįstama sakius, sako, tu grinai kaip mano tėvas, nes tu į daktarus kreipiesi tik tada, kai tau hujovo. Aš toks, taip, bet aš kreipiuosi daktarus tik tada, kai man hujoviausia, nes užsiregistruoti pas tos daktarus neįmanoma, blėt. Kaip Arūnas ir sakė, kur įsijungi ten tą e-sveikata ar ten savo poliklinikos puslapį, kur ten viską sudosinę programą padaryta, tu nesupranti, kaip man to daktarų pavadinimus žinot. Oftalmologas. Iš kur man žinot? Lauk siuntimų, ten nori dabar balandžio mėnesį, sako, turim lapelį. Ta laisvą laiką. Bet matai, su siuntimais yra, tu gali ir kitoj poliklinikoje pasidaryti, bet irgi ieškoti. Man irgi buvo, kad ieškojau ilgai
kad prasišvies krūtinę, nes man tipo reikia tikrintis kas metus, nes tipo ūgdį turėjau. Taip. Ir tipo irgi, čia, tipo, sakau, blema, man pradėjo skaudėti, tai irgi gavau po pusės metų prasišvies. Nu, tai gerai, kad nieko nėra, nes per pusę metų gali užaugti. Jo, tai matai, aš irgi galėtų, šiaip tai norėčiau. Aš tikrai suprantu, tipo, žmonės serga ir viskas, bet sakau, atvažiuoti Lazdynų ligonę, vos paeit galiu. O aš toksai žmogus, nu aš nerodysiu, kad man tipo labai skauda, tipo, aš sakau. Tik tais, kurva! Suka! Manęs taip paklausė, sako, kiek tu skauda, sakau, skauda, sako, tipo, žinai. Ir aš matau savo eilę, aš ten buvau 439, prieš mane buvo 438 ir tipo, aš jau stovėjau, matau 438, parašyta laisvą, man norėjo eit, pumušyti, kad ne mano numeriukas. Blet. Nu kažką atvežė kažkas, kam labiau tipo reikėjo prieš mane. Tai aš kai tada, kur paskui buvau po draugo Bernvakario, kur pirštą įsikirtas irgi į Lazdynus daužiau, sakau, ilgiausiai buvo numeriukas, kur matai, kiek laukia ilgiausias, ar 200 šiam, ar 208 minučių. No. Ilgiausiai laukia. Taip. Sėdė, tu praradęs viltį, kad ateis pas tave. Jo, ir aš dabar sėdžiu, galvoju, kartais žmonės pyksta, tipo, sako, oi, čia pas mus labai lėtai visi dirba, čia nieks nekreipia dėmesio. Žinai, aš pagalvojau, taigi vis tiek tai yra savaitgalis, tai yra šeštadienis, dažniausiai žmonės nori pasimti laisvų, pabūti su šeima, tipo, darbo labai daug, tų sužeistų ligonių visokių labai daug yra. Tikriausiai būti 1, 2, 3 gydytojai, žinai, kurie apsima visą tą krūvį ir jie dirba. Tipo, nu, ir tas dalykas, kad reikia palaukti, čia yra normalu, kad reikia palaukti. Tai faktas, kad normalu. Aš buvau prieš 10 gal daugiau metų sausio 1 priimamam Lazdynų. Nes šventėm naujaką ir girtas mano draugas ant tuometinės panos užgriuvo taip, kad meniskas įplyšo. No. Nu, bet čia, taip, žinai, tas skausmas pakeliamas, pakenčiamas, bet mes ten irgi sėdėjom porą valandų. Blet, irgi kokių ten pripysę, nu dar šilti bičiai tiesiog sėdi vežimėsiu, dragina tarpusavį, koridorių. Vienas ferverką rado, ten užsikyšęs į lauką, eina leis, nu ten pizda. Jo, sakau, nu šiaip baisus dalykas. Žinai, kas man surrealu atrodo, kur tu sėdi ligoniai, užbintuota galva prakirsta, sėdi bičias, pas jį jau ant tiek prakirsta didelė žaizda, kad bėga kraujas, jau matai, bet jam tai vis tiek. Jisai jam jau kapsi iš pobintas. Nu, nes matai, dar alkoholis labai skystina kraują. Alkoholis skystina kraują. Taip. Tai yra, žodžiu, tokios tokios. Bet tai visada reikia, nu, taip yra, šiaip biški liūdna, kad privačios, jeigu nori greitai, kažkas reikia privačios klinikas varyti, nes kitaip sunkiai gausi. Jeigu tai su abortais irgi? Bet abortai visą laiką mokami, bet kuriuo atveju niekas nekompensuoja. Kiek kainuoja abortai? Buvo anksčiau 200, dabar gal 300 PM gal. Tai... Man irgi, pavyzdžiui, tas MRT brangiai kainuos dabar, ten jeigu nugaros įsmės darytis, kad... darė MRT? Yra, man kokius 2-3 kartus yra darė. Man kaip pirmą kartą darė, man... Magnetinis rezonansas? Jo. Kur mane įkišo ir tas... Ir aš pradėjau tiesiog bitą. Ir dar tai negali judėti. Man ten darė kokius 30 minučių, aš kažkada buvau užsidėjęs tas ausinės, net negirdėjau, užmigau, ten jau pakėlė, kai jau buvo padarytas jau visas MRT. Nu tai viskas, varysiu dabar žiūrėti. Aš jau po truputį mąstau apie operaciją, žinai, tos nugaros, nes galvoju, nu blema, kokia nesąmonė, žinai. Jeigu man nesupranti, nes esmė yra tame, kad čia toks dalykas, kad tu turi išvaržą, jinai gali tau iššokti bet kada. Čia nebūtinai reikia, kad tu keltum 150 kg. Jeigu tu pakeistum lytį, tad nebebūtų gėda, kad tu eini pas daktarus, nes moterim negėda. Man ir taip nėra gėda, aš dar netokias, žinai. Aš bachūras. Jis įsivaizduoja, Runce būtų kaip tas tiktokeris dainininkas, kur daug labai operacijų darosi. Žinot, lietuvis tas, kur toks, nu, tokios manieros, ten, jis buvo pas Antaną laidoj. Jo, partikas. Kur blemba, aš ten išmeta vis tik tokius, dar vieną operaciją, kur ten jau šitos pasitempė, po to žiūrėjau krūtinės susistandinės, kiek čia tu darysi dar. Bet tu ir babkių turėti, kad tiek, iš kur jis gauna babkių? Gal už reklamytę, aš nežinau. Ir dabar Runcės, išvaržos reklama, bet... Pasakau, Emiliui papasako, kas atsitiko, žinai, šnekėjimus Emiliu. Emilis, oik tu na, nu Arūnės laikykis. Jo, nes šiandien kai Arūnė papasako. Sako, eik tu na, Arūnė, nu laikykis. O tu vakarė šiandien į salę, eis ir ne? Sakau, tikrai dabar nebeis. Nu tai žodžiu, dabar kurį laiką stebėsi savo sveikatą, bet dabar jau kiek jau praėjo nuo penktadienio, jau daug dienų, jau tai bus savaitė laika, kaip tu nugaras skauda. Bandysiu šiandien dar noriu varyti į salę, turiu ten porą pratimų, kai aš senesnių kinesioterapeutų. Tau reikia mobilumo, žinai, kur tau reikia nueiti?
nueik pas Lauros Dragūnaitės bičą, pas Neilą. Pas Neilą, ne? Jo, nes jisai viską ištria, ten uždeda ir tipo paduoda pratimus, visus kokius reikia, kad ten... Bet nereklamom, to Neilo per daug, su visa pagarba Neilai, blemba jau sunku pas jį irgi patekti. Jo, sunku, ne? Jo, bet šiaip profas visiškas, man irgi padėjo labai su kaklu. Kalbant apie Neilą ir Laurą Dragūnaitę, matėt, mam apdovanojimus kas ves. Jo. Jo, tai sveikinimai Laurai šaunuolė. Na, aš ir šiaip žinojau. Jo, aš tai va tik žinojau, mes darom projektus kartu, tai jo. Okay. Tai šiandien šie labai šaunuolė. Jo, ir gražios fotos. Netgi sakyčiau, esu kažkiek prisidėjęs prie Lauros Dragūnaitės karjeros, nes aš labai pušinau ją, kad pradėtų stand-upint. Nu, dabar jau prasideda. Ne taip, kad procentą kažkokį imčiau gal. Ne, jokau, šiaip žiauriai smagu, ta prasme. Visi jau tik kas, faina, jeigu tik panom sekasi, visi jau savinasi, ne, tai aš čia prastumiu, ne, tai aš čia kažką. Ne, nu, blemba, aš tikrai... Užsidirba, tikrai nusipelnus yra tai, ką jinai gavo. Ir man labai smagu, kad va, yra tokios, tu ir Laura tokios tvirtos dvi, nu, tikrai geros komikės Lietuvoje. Tvirtos. Taip, labai gerai iš tikrųjų. Super. Ir jo, šiandien dar su Laura šiandien filmavom reklamas ir reklamai nusisamdėm močiutę iš Antano projekto, tokia faina. Labai faina Jadvyga, linkėjimai. Nu, gal turbūt nežiūrit, nes jūs ten sakėte visokius samoškas daugiausiai žiūrit kelionės, bet ten labai paprasta situacija, kad mes su Laura Nukai važiuojam pas močiutę kalėdom, dovanom keistis, bet jau taip stengiasi Jadvyga. Nu, ateik pabučiuos ir... Nenoriu, bet bučiuot. Jo, aš žinau, aš irgi, kad kažkas teko pasifilmuoti, jinai labai gerai, nu, tarsi jinai labai stengiasi. Jo, ir sako, aš galiu apsverkti labai laisvas. Nereikia, čia pas pus tiesiog, taip, gal nereikia liūdniau pabaigti, bet aš galiu. Tikim, Jadvyga, tikim. Jo, tai Laura ves su Stonkum ir dar... Negaliu sakyti, jo, dar bus, bet čia jau neišpažįstam. Okay. Tai va, kas čia dar pasonė, buvo nusifilmavo antradienį, labas vakaras Lietuva pagaliau. Taip, jo, su uniforma. Gražiai atrodė, pirmą kartą gyvenime išėjau kažkur viešai, nu kaip, nu jo, viešai labai su uniforma, gražiai gavosi interviu, patiko man visai tikrai ir pakalbėjom dar ir šiaip už kamerų, tipo apie darbus, žinai, tai labai smagiai gavosi. Pirmas kartas, man toks, žinai, už kamerų ir gerunsia. 21 metais, beje. Jo. Tai irgi suskaudančia nugarą, bet... Mamai patiko, ne? Pamatyti. Tai aišku, patiko mamai paskambinau, sakau, mama, sakau, žiūrėk, prie telekrodus mane, prie lanka. Jinai darbė buvo, susikvietė draugės savo ten, žodžiu, ir jinai, supranti, jinai, sako... Šampanas, opa! Sako, ir pizza užsakyta. Sako, ir nori pažiūrėti, sako, ir filmuoju, sako, ir verkiu, sako, ir negali, tai važinai, sako, nufilmuoju, parodysiu tėčiui, sako, taigi, sako, nereikėjo filmuoti, sako, būčiau atsiuntęs įrašą, pasižiūrėti, pagal tą lanką. Nu, sako, vis tiek, tai, žinai, tėčiui, kol parodysi, tai sakyt, va, tai tėvas irgi paskambino, tėvas kas laiką, o kur tu ten, ką tu ten, kur tu ten. Bet tavo tėvas irgi bufūras. Jo, nu supratau, pažiūrėsim paskui su mama, žinai. Jo, tai mamytė labai laiminga buvo, sūnus pirmą kartą teleka išėjo. Bet vat kažkas yra tėvam, kad kai per teliką parodo, pavyzdžiui, ten, žinai, galim rinkti 100 000 peržiūrų ten kokiam nors video. Niekam neįdomu, bet va, per televizorių. Tai aš, kad nuėjau pas Giržodą, tai dievė, tik ir močiutė žiūrėjo, ir tetos, ir dėdė. LRT buvai, pas legendinį. Jo. Aš dabar nepatogios klausimas gyvau. Bet dar neišėjo, ne? Dar neišėjo. Gali kažką, šiaip, kaip patirtis pati? Nes aš taisiu tik nepatogius klausimus pas Godą problemą. Bet irgi fain. Jo, jinai man sakė paraustų kažkaip, sakė, gal tu nori ateiti, aš toks, bet tu supranti, kad aš ne jaunoji karta. Sako, davai, tipo, jeigu tai gal suderinsim laiką. Okay. Tai kaip? Šiaip labai fainai, šiaip labai gal Rolas nustebino, jis žiauriai maladėts yra. Tikrai, ta prasme, ir Matas pasiruošęs pokalbiai ir kažkaip visai atjaučia, ta prasme, žiauriai pirmą kartą taip gal susidūrė šis, pirmą kartą taip normaliai bendravau su Rolu, taip pat ten anksčiau kažkaip prasidengdavom kažkur, tai taip minimaliai ir toks... Nes jisai moka vesti interviu, čia yra irgi dalykas, kurį reikia mokėti padaryti, suprantate, užduoti teisingą klausimą, taip kad tu nesakytum tik vienu žodžiu, net jeigu tu kažkur pastringiai papildomai užduoda klausimų, suprantate, čia yra šiaip labai geras dalykas. Aš turiu pastoji tą per daug priešneku ir aš irgi vienu metu... Tai bus irgi toks pikantiškas traileris, kur ten... Ir tas pidara... Tai jau išėjo, jo, toks. Na, ne? Jau yra? Ne, pats video dar neišėjo, bet tipo readers yra išėjęs. Bet labai fainiai jis sureagavo. Nu, tipo pratrūkau, biškai daug gėda buvo, namos grįžau, tokia, blema, gal nereikėjo pasako, čia tipo per daug gal viešai, bet po to galvoju,
kaip yra, taip yra. Papasako apie tavo nugarą greičiausiai. Nuo 21 visą istoriją. Bet šiaip labai buvau nustebęs, kad pakvietė tokio, galvoju, aš dar nesijaučiu nusipelnus taip, kad jų mane pakviestų, bet... Aš kažkada važiavau su Viktoriu Balikovu į pasirodymą, į Kauną važiavam, sako, man pakvietė, sako, mane rolas irgi nepatogius klausimus, čia dar buvo prieš porą metų. Sako, geras, sako, varysi, sako, sako, dar ne, sako, parašiau, kad nevarysiu, sako, kodėl, sako, nesijaučiu, kad dar galiu pavaryti. Jo, nes mes labai nusivertinam komikus. Aš irgi tokia pagalvoju, gal ne, gal Tomas man tipo sako, tu durna, tipo, aišku, varyk. Jeigu kviečia, nu, tipo, šiaip aš... Nu, jeigu kviečia, matyti jų esi. Aš su Rolu bendravęs per visą gyvenimą ten iki pusvalandžio turbūt, bet, nu, blemba, maksimaliai pro, kur atrodo mes atvažiuojam ten, po kelis kartus ten vežėm visokius kvietimus duot, jis pasiruošęs, jis jau žino, ką čia sakys, jau koks bairis po kito, Lambo fone stovi. Neveltui, Lamborghini eurus. Mes šiaip dar prižvengiam su juo visai. Taip, nu, tipo, maladėts Rolas. Tai jo, tai šitas dar, nu, aš nežinau. Bet mama sužinos kažką naujo apie tave po šitą? Jo, sužinos. Dar mama parašė, sako, o tai sakyt mačiutį, kad žiūrėtų, sako, ne, oi, šito jau tikrai ne. Tai bus dalykėlių, kas pasakyta. Pikantiškos naujienos, tik per Delfi TV. Taip. Jo, ir dar bus ten, varysiu dar Gerą vakarą šou. Gerą vakarą šou? Prašau. Pasienki? Jo. Nu, prašau. Ta prasme, Vita su Laura dabar visur. Laura 1000-mečio vaikuose buvo. Ir labai gerai, super. Jūs dar buvo šitam? Auksiniam protė. Jo, irgi buvo. Nespolinsim, kas laimėjo. Žiūrėk, įsivaizduokit, Laura Dragūnaitė, Vita Žiba, Aistė, dar komikė, tada Paulius Vaitekūnas. Aistė komikė. Kurie? Ne anksčiau Lietuvos talentus, kur vežimėlėje. Tada Paulius Vaitekūnas, Evaldas Jasatis ir Paulius Ambrazevičius. Ir pagalvokit, kas galėjo laimėti šiame šešetuke. Tikrai ne iš humoro klubo, tikrai ne. Ne, aš tikrai manau, aš gal sakyčiau, nu, negalėtų tas, kas protmušius veda, turbūt. Ne? Nu, ne, be šansų. Vis tiek būtų per sunku žmogui, kuris protmušius veda. Greičiausiai bus vyras, vis tiek kažkaip. Supratau. Bet šiaip, aš vakar dalyvau, nu, nepalyginsi, aišku, ten su auksiniu protu, aš vakar 90-ųjų tam kvizą dalyvau. Aš šiaip labai gal praleidus, aš mačiau, kad ten kažkoks šiaip kaip projektas vyksta, apie ką jis yra. Yra YouTube kanalas, šiaip pasiekit, šiaip visai įdomu, kas 90-ais užaugę. Yra 90-ųjų kioskas, toks YouTube kanalas ir jie daro visokius, daro kvizus. Pirmas tapas yra online. Dabar neatsimenu, var Giedrė, ne Giedrė, Greta, man to Bendžia. Žmona to. Jinai žiauri gera aktorė, aš mačiau ją spektaklį. Man to Bendžiaus žmona. Taip. Jo, tai yra tie kvizai, kur 3 žmonės susitinka online ir per Kahutą išsiaiškina, kas pirmas ir tada patenka į finalą. Tai pirmas eventas finale buvo Samoška, Katleris, Tiškevičius. Dabar buvo Mikaitis, Šežinis, aš. Ir, blet, labai keista buvo tas, kur žinai, kur ant laiko turi atsakyti klausimą ir dar gyva publika. Ir toks, nu, aišku, pasirodžiau kaip, bet, nu, Vytauto bambalių gavau. Tai, o tam kanalė visokių, tipo, reaction video, kur ten jungia, ten DBZ pažiūrėti, ten dar kažką, tai varysiu, rytoj penktadienis varysiu, ten 1,5 valandos filmuotis kažkokiam irgi ten jų projektui. Ir tokiam senam bute yra Žemaitės gatvėje. Visiškai, nu, tipo, tas jau carskas butas su kilimais ant sienų, ten su fūžerais visokiais, ten porcelianas, nu, tipo, aš neromantizuoju tų laikų visiškai, nu, tipo, man 90-ieji asociuojas, nu, vis tiek su tokiu... Skurdu. Su skurdu, su tamsa, vapšė tokia. Su skaudinčiam nugarom. Blembo, bet kas liūdniausia, tada tai neskaudėjo, blet. Tada kaip neskaudėjo. Aš 90-ais gyvenau lygiai 6 mėnesius. 99? Aš 99. Nu, aš dar patenku 95. Aš noriu tam sudalyvauti, visai įdomiai skamba. Jo, taip... Ja. Tikrai, o tai ten kvizas yra apie tos laikus, ne? Tipo, nu, ten tarkim, ten visokie, ten apie Valinsko ten nusikaltimus, ten, nu, taip, belekas ten, ir sporto visokių, ir politikos, ir šou biznio, ir bendro kažkokio išsilavinimo. Geras, jau įdomi. Jo, nu, taip smagu prisiminti, tai, nu, įdomu. Šiaip gerai idėja. Jo, vyresniai kartai, tai smagu.
Va, tai aš tai siūlyčiau padaryti trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime. Jep. Klink, 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 klink. Klink, 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 klink. Klink, 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 klink. Lidl, važiuojame Lidl. Pagaliau mūsų podcastas, niekas neruošta turi rėmėjus. Oi, lipame iš minuso, po truputį mes. Ir mes dar šiaip ir su turim- ne bet kuo. Su Lidl. Su Lidl. Šiaip labai fainas megztinis tavo. Ačiū, Lidl'e pirkau. Gerai, pradėkime nuo to, ar labai dažnai apsipirkinėjat Lidl? Šiaip dažniausiai jo. Dažniausiai Lidl? Jo, dėl to, kad tu nuvarai ir ten gauni, ko kitur dažnai negauni. Pavyzdžiui, kai pas juos būna visokios ten dienos, ten italų dienos, Taip. dar kažką. Ir ten, Pas pavyzdžiui, Lidl būna tos dienos. tos dienos. Ja. Kur viskas raudona. Jo, tai pas Lidl yra deluxe asortimentas, kurį aš jau praeitam podcast irgi ragavau ir dabar irgi turime progą. Pragraužus maišą. Jo, aš tokia žiūrėjau. Nes aš iš kur atpažįstu šitos produktus, tai kad jūs žaidėt kvadratą, laimėjot, atsiprašau, antrą vietą užėmėt. Ir blemba, tie maišai, kaip gerai atrodė dovanų. Jo. Ta prasme, man tas, kur suformuotas buvo Lidlo jums dovanų maišas, man iš karto tokie Hollywoodo filmai, iš karto, kur guli mylimasis ligoninė ir atneša tą supakuotą tokiam subantų surištą ir tu go, Tai va, kai Arūnce, kai nugarą tvarkysis, mes ją atnešim. Jo, mes tau deliuksą. Panetone, deluxe. Ir vištienos. Ir vištienos, būtinai. Bet turėsi dalintis, nes vis tiek kalėdų metas, viskas yra apidalinamas, mes paragausim panetone. Tu esi garšų ragavęs panetone? Aš nežinau, turbūt ne. Čia yra toksai piragas, kalėdinis, šiaip į Lietuvą atėjo visai nesenai, sakyčiau, gal tik keli metai. Tokia, tuoj parodys. Ir šiaip šitas, iš visų, kiek esu valgęs, šitas skaniausias. Panetone? Jo. Panetone. Čia yra toks didelis piragas. Ir jis yra su šokolado gabaliukais ir su dar apelsinų skoniu. Ta prasme... Su žievelė apelsino, čia turėtų būti toksai... Ir tipo, kur visur būna, dažniausiai jis su razinom, aš nelabai mėgstu, o čia yra su šokoladu. Ai, čia be razinų? Taip, čia su fucking šokoladu. Hell yeah. Ir čia reikia tiesiog plėšti. O čia nėra, kad tiesiog čia labai didelis keksas, ne? Jisai labai minkštutis. Jisai turi tokį kaip likerio kvapą, apelsinus ir tiesiog kaip plėšti. Kaip iš karto. Jo. Oi. Prašom. Oi, ačiū. Dalinamės. Kaip plotka. Kaip plotkelė. Žiauri geras. Žiauri geras. Man irgi, kad tada paragavau. Oi, kaip dabar norėčiau dar pienuko kokio. Su pienu labai gerai suėdu. Fuck, nėra razinų. Ačiū Lidl. Ačiū Deluxe produkcijai. Bet čia spėjo, dar skirtingų skonių yra, ne? Aš manau, yra, turbūt turėtų būti ne vienas pasirinkimas. Ne, man atrodo, šitą. Ir dar šiaip visai pigiai. Mačiau dabar akciją, man atrodo, 9,99 kažkas tokio už kilogramą. Wow, ant kalėdų stalo reikia tokio turėti tikrai. Ir jisai ilgai stovi, tarsi, jeigu dabar nusipirksi ten akcijas, jisai galioja dar iki kitų metų, tai... Oi, labai gerai. Ir dar turim užtepėlės, turim šokoladą, žodžiu, visą Deluxe produkciją. Tai... Nu, bet ir skonis Deluxe. Nu jo, jisai toksai, žinai, toks grumaniškas. Pavyzdžiui, užtepėlės, va šitos. Galima prie mėsos patiekalų, galima prie šiaip kažko. Su sūriais labai skanu. Ir tokios cute, labai... Kaip mažyčiai ikrai. Nemo žaveliukai čia atvežėjęs. Va, dar yra šokoladas. Aš jau pravalgiau biškai, nes man labai skatinas šitas, tai jau noriu paragauti. Plėš dar, labai skanus. Aš taip nieko nevalgiau šiandien, tai aš labai laukiu, kada galėsiu. Aš bijau pilną burną šnekėt, bet blemba, čia kalėdų kūčių stalo, čia pasiruošt labai palengvina dalykų. O aš pasakoju, kad aš su Lidl dirbęs. Ne. Nepasakojamas? Ne. Čia mano paskutiniai mokslo metai mokykloje buvo, kai aš, žodžiu, kaip ir kiekvienas mokyklinukas nori turėti pinigų vasarai, užsidirbti kažkur. Taip. Ir aš įsidarbinau Lidl. Čia pas mus kaip tik buvo pirmieji, man atrodo, metai, kai pas mus tik atsirado Lidlas Lietuvoje. Ir ten, kadangi buvo labai didelis krūvis žmonių, ta prasme, kad ateidavo, visą laiką viską pirdavo, mes ten įsidarbinom palei, žodžiu, mano pusseserės pažįstama, kuri turėjo kažkokią ten įmonę, kuri padeda ten tom parduotuvėm, žodžiu, naujom žodžiu, ir mes ten dirbom. Ir mano užduotis buvo krauti priekes žmonėm prie kasų.
Ai, dar pačioje pradžioje, kai atsidarė, buvo tokia pozicija. Aš stovėjau su Lidl Mike, žodžiu, tenais ateina žmonės, jie skenuoja ir tu pasimi maišus, kreuni jiems į prekės, paduodi jiem ir jie išeina, nes eilė būdavo nežmoniška, labai didelė eilė žmonių būdavo. Ir kad tiesiog paspartinti visą dalyką, mes ten dirbdom ir stovėdom. Ir šiaip buvo labai linksmas laiko tarpas, kai mes ten Lidl dirbom, aišku, nes buvo labai gera hebra, bet turiu porą istorijų. Žinai, kas būdavo labai juokinga, kad kai kurie žmonės, kurie pirmą kartą ateidavo į Lidlą ir tu stovėdavai, pasimdavai jų prekės, jie nežino, kad toks dalykas egzistuoja, kad tipo berniukai, žinai, iškvietimo. Galvoju, kad tu pysni tiesiog. Galvoju, kad aš pyzinu jo dalykus. Ir aš kažkada buvau pasiėmęs tą maišą ir iš manęs bižas toks ilgos, atiduok, tai žinai, traukia tą maišą ir aš jam netiduodu, sakau, atiduok man, sakau, man sukrauti reikia, ne čia mano, sakau, žinau, kad tavo, sakau, aš tau ir kraunu, tai va, ai jo. Žinai, ir aš kraunu tą maišą ir labai nejaukiai krauju maišą. Paskui vieną kartą buvo atėjus močiutė į kasą, žodžiu, pradėjau krauti šiai prekės. Ir jinai išėjo ir paliko maišą, didelį maišą maisto, tipo, nu gal močiutė pamiršo, kažką išėjo ir aš toksai, žinai, kaip Batmanas, karoči, pasimiau tą maišą, sakau, aš to grįšiu, karoči, išbėgu iš Lido su tą maišu, žinai, ieško, kur ta močiutė, kur tu esi močiutė ir aš neberandu, žinai, aš su tą maišu Lido, galvoju, gerai, pas mane iš karto kognityvinis mąstymas, jeigu aš su močiutė mažytė, ne, kažkur netoli gyvenu, ką man reikia daryti. Greičiausiai poliklinikoje. Greičiausiai, kad man reikia autobuso stotelės, gerai, aplinkoje tai apspindulį 300 metrų krustelės, 3, nu, kerčiausias, močiutė tikrai neįsikituliausia. Nu, jau žiūriu, stojo tą mašterį, sakau, močiutė, pamiršot savo prekės. Ir jinai mane pasižiūrėjo, kaip į kokią durnelę, tokia, ačiū, ir viskas. Ir tai pasibaigė istorija. Negavau nei bučinukų iš močiutės, nei bandelės, nieko, bet aš padariau labai gerą darbą. Tai va. Nice. Da, kitą šokoladą. Įsikėtas labai yra, ne? Bet man tai, pavyzdžiui, dar keista, kai Lidle Aš jau pusę suvalgiau. kasininkas nuskanuoja ir jeigu turi tą polietileninį maišelį, jis ir tą padeda tau prasidaryti, aš toks galvoju, bliam, ant kiek mes patobulėjus kaip valstybė, nes darbuotojas tau padeda, nesiunčia kažkur toli, kaip dažniausiai, aš atsiprašau, neklaus, kad aš galiu padėti, kur ten dažniausiai nebūdavo senais laikais, o blemba. Man modernu, kur Lidlo šitie darbuotojai eina ir su laisvu rankų įranga tiesiog šneka su kažko. Jo, man irgi kosmosas, žinai, kur tiesiog, aha. Jo, be 6, jo. Ką? Ir jie tenai operatyviai, pavyzdžiui, gerai. Aš kiek esu buvus Lidle ir kiek kitose šopose, pavyzdžiui, Lidle niekad nemačiau, kad būtų supūvusių vaisių ar daržovių, kur kitur nueinu. Visur. Ar aš būna, kad man toks cringe būna, kad aš jeigu nueinu kitur, tai aš net būna atrinkinėjau šoną, kur tipo, mus mes atrenkam kas 2 valandas, bibi, nieks neatrenka. O pasidydavo normalus vaisiai, viskas kokybiška. Ir va, dar rizoto pamačiau, tai irgi pasiėmiau iš karto. Darysi. Sviestuką. Man žinai, kas Lidl juokinga yra, kai tu Svitornas kasoje apsipirki ir reikia išeiti iš tos zonos Svitornas su to čekiu, kur, žodžiu, tu dėdėjai tą čekį ir niekaip neįsimė tą lempą, žodžiu. O esmė, kad aš pastoju sumaišau ne ten, kur reikia padėti, bet ten kažkoks kitas, kur užrašyta. Aš ant to dedu, ne to, kur reikia čekį. Aš mane visą laiką būna, žinai, koks atrodo, kad kaip priliūdė atinu, kokį 16 kartų paspaudžiu, kol atsidaro, tada išeinu, sulankstau, metu išleidžia nepataku, blėt, reikia grįžti, kraščiai mes išleidžiame, tada išeidžiai. Tai jeigu dar kaip tau panetonė pirmą kartą? Panetonės, skanus panetonės, man patinka, iš tikrųjų, šiaip nežinau, ar žmonės žino, bet man patinka saldekas. Aš šią vasarą sužinau, man pasakė draugė, kad Lidlas yra iš vis dėl ko vertas pagarbos dalykas. Jie mažiau gražias daržovės sudeda į tokius užsegamus popierinius maišus ir tu gali nusipirkti jau sudėti ant viskų avokadų, būna pomidorų, jie ten žymiai pigiau kainuoja. Taip. Ir gali tokį nusipirkti rinkinų, ar ten striubai išsivir dar kažką. Geras. Jo, tai irgi šitą tik tai šią vasarą sužinau, tai atkreipi dėmesį, kai būna daržovių skyriai, būna toks iš šono, toks gal mažiau gražių daržovių. Matim, nėra tiesiog, kai važiuoji, tu tiesiog žinai, kad važiuoji tipo kažko daugiau užsipirkti, nes pigiau. Jo, kartais, žinai, būna, kad kažkada planavau nusipirkti mėsos, žiūriu, pripučiamas kajakas gerai atrodo. Toks, Jeigu žiūrit Lidlas, tikiuosi žiūrit, gražinkit pripučiamą kajaką vienvietę arba dvivietę, tikrai nusipirksiu, nes... Kas yra kajakas? Kajakas yra valtis, kaip baidarė. Ai, kajakas. Taip, kajakas. Aš galvoju, tu čia kalbėjai apie maistą kažką. Ne. Aš galvoju, kajakas. Nes žinai, blemba, tas Lidlo skyrius, kur per vidurį ten ta nežinomybės, ta skrynė, kur bet ko gali rasti, man irgi žiūri patinka, kur, blemba, graštų rinkinys, visai neblogai atrodo, gera kaina. Drabužiai ten dar būna. Dar tu paini toks, blemba, tos pižaminės kelnes, ką?
kaip ir nešiočiau gal žiemą visai to cute gal. Tai jo, tai Lidlas yra... Dar vieną faktą pasakysiu, per 34 gyvenimo metus su Lidlo nei vienu darbuotoju nebuvau išėjęs į konfliktą, nes nepresniausiai buvau konfliktė su kito prekybos centro darbuotoju. Buvo situacija tokia, kad Vokiečių gatvėj... Blet, išsidavau. Nu ir gerai. Žodžiu, aš dabar padedu ten Vabalo filmuose, žodžiu, rašyti scenarius, ten, žodžiu, sėdim prie arenų. Jo, tenai Dominikonų gatvėje. Jo. Ir ėjau į ofisą su Džiulė ir iš ryto gal užbėgsiu į parduotuvytę, greitai kažkokį ten salotą nusipirksiu. Ir nėra kur pririšt šuns prie parduotuvės. Prie Lidlo visada beje yra. Ir pririšau, suklydau per arti įėjimo, ant tokio čpenčpeliuko, žodžiu, pririšau. Ir aš tik tai jau nusileidau, pirmas prekės jau einu jau link kasos, girdžiu kaip loja Džiulė. Nes jinai jeigu jaučia, kad gali ten nutraukti, jau čia būtų bėgusi parduotuvę. Ir aš greitai pats nusiskanamų prekės, jau bėgu link į išėjimo, atsiprašinėti visų, ten atsiprašiau vienos jau salės darbuotojas ir ten parduotuvės administratorė. Ir žiūriu, laukia bachūras, salės darbuotojas, belekai piktas, o aš tikrai buvau pasiruošęs priimti visą kaltę, tipo atsiprašyti ir taip toliau, bet jisai iš karto ne tai, kad gal galėtumėt pasimti, tai ką nemoki šuns prisirišt? Ble, 9 ryto. Na, galvoju, va čia tai ir suklydai, blėt. Sukas, tai pamokyk, na, tokį. Nu, tipo, kur aš tikrai, aš kaltas atsiprašau, jeigu žiūrit, nu, tikrai, sorry, bet, nu, blėt, nereikia siūlyt man pizdino pačią rytą, vien dėl to, kad šunį blogai pririšau. Ir turėkit kur šunį pririšt. Ne, aš nesu mačius įdėlų darbuotojų užsipysusio. Kažkaip jie visi laimingi būna. Matyt, normalią algą gauna. Blemas tais konfliktais, visus konfliktus įmanoma išvengti, jeigu tu normaliai šneki su žmonėmis. Ne, tai pirmiausia, gal nereikia pradėti diskusijos nuo konflikto ir agresijos. Žinai, kur... Jo, aš iš karto atsiprašau ir jisai, tai pamokyt gal kažką. Sku, davai pamokyk. Ir va taip, mes jau va taip stovim su juo. Ir tu toksai, užkas Lidl panetonės. Jo, užkas Lidl panetonės, gal bus geresnė. Geros tau kelionė. Tai va, ačiū Lidlui, linkim, tikiuosi ne pirmas, pirmas, bet ne paskutinis kartas. Jo. Ir džemukų, blemba, šitie su sūris labai skanus, su varškės sūriu. Aš dar šitų ančiuviais pasiėmiau, nes aš mėgstu visokias užtepėjęs, kažkur užtepti. Oi, blemba, aš ančiuvį, atsiprašau Lidlo, bet su ančiuvis, aš nežinau, kas man yra, man nedraugauju, man silkė, ančiuviai, man visas tas... Keista, nes tu pagal savo amžių jau turėtum tokius dalykus valgyti. Va būtent, nežinau, sakau, mano kiekvienos kūčios, nu kaip Dievą myliu, kiekvienais metais tas pats klausimas iš babos, nuo kada tu silkės nevalgai, sakau, visą gyvenimą, kiekvienais metais, nuo kada silkės nevalgiau, niekada, ble. Lylė šiaip patinka labai ir skanų sūriai, ten tokie būna, žodžiu, kuraitiniai su riešutukais, su pomidorais, su česnakiniais, tokie visokie būna. Tai labai smagiai, jeigu ten ką nors tokiam romantiškam vakarui, tokių pasipjausit, oi, labai gerai, dar kokį vienelę pasiėmė savo, labai gerai tikrai. Tai jo, tai žodžiu, kalėdų magiškas metas, tai pasinaudokit Lidl, pasinaudokit šitais gerais pasiūlymais. Deluxe. Visą Deluxe produkciją galite rasti Lidl ir jo, tiesiog apsidovanokit save per šventės gerais dalykais. Šiaip labai gražu ir nes fainos pakuotės, atrodo prabangiai, gurmaniškas maistas, susidėliosit, galite padovanoti vieni kitiems. Prašau. Taip. Ir viskas skanu. Pasilepinkit su Lidl. Deluxe. Pažiūrėjau nepatogių klausimų trailerį. Nu, suintrigavo, blemba, kur jie moka surežisuot, ką? Ja. Bet, nu, jautru, iš tikrųjų, jautru. Mes sukamės? Ai, tai super, nes pažiūrėjau, sakau, tą trailerį užkabino, jo, bet ir pats noriu pasidžiaugti, nėra čia ko slėpti, grįžau į savo terapiją. Maladės. Taip, ačiū labai. Kokia terapija? Emocinės sveikatos terapija. Ne, bet kokios ryties psichodinaminė, kognityvinė, pamiršau. Oi, blemba, dabar sunku. Šengeno, ne taip. Šengeno, nežinau dar, nežinau kaip vadinasi. Kokios ryties, o taip pat terapeutą, gali įsivesti, Google matysi kokios ryties. Jo, bet aš negaliu viešinti nieko, tai žinai. Tu neviešini. Nu, tipo. Neviešink pavardės. Bet labai įdomi specialistinė, jinai dirba su kaliniais nemažai.
su visokie ten teismo, su kriminalais, tai Wow. jo, turi patirties, Tai tai vėliau bus gal kaip paklausys. šitą tą Hardy Quinn, kur ten su kalinį įsimylėjo, tipo, Jokerį. Nu, kad tik tai komiko neįsimylėtų. Kas, kaip jo neįsimylės? Nieko nėra baisiau negu panas, kai įsimylėt komiką. A ne? Nu, pavystykim šitą. Ne, šiaip faktas, ta prasme, kad mes turim tų problemų. Ir šiaip, kad Kad tiesiog, kad įsimylė vien dėl to, kad komika. Mūsų specialybė yra, kad mes pasakosim ir tipo, daug kad tipo asmeninius dalykus, bet ne ta prasme, kad tai įvyko, bet mes dar daug prigalvosim, ką pasakė, ką padarė ir tipo į bitus dėsim. Mes antrą pusę, jeigu jūs esat, mes faktas, kad dėsim į savo bitus. Ir nusiteiktam turi. Jo, ne vieną kartą yra ten, kai Bumble turėjau prašius pana, tipo, nu, eičiau susitikti, bet čia jau prikolinsi iš manęs. Šiaip tai jo, nu, jeigu bus kažkas jokingo, nu, tai faktas. Bet ir net nejokingo, mes kaip būna ir prikuriam. Nu jo, jeigu ten eini pro stiklinės duris ir nepamatai, nu, jokinga. Taip, išgeriam patirties, nes žmonėms labai įdomus istorijos yra, kokios jokingas vyko, kokios nevyko jokingos. Gerai, dabar žodžiu, ką per nujaką? Ką veiksit gerą? Va Ką tu planuoji? O ką tu planuoji? Tai va, planuoju šiaip išvažiuoti galbūt į Lenkiją. Lenkiją? Jo, į Lenkiją, į Zakopanę, bet nežinau ar gausis, paskui ten pralėkti pro Varšuvą viskas, bet biški planai pasikeitė, tai yra variantas B varyti į draugai draugams, kadų kur bus. Tai va čia dar šitą dalykų, kad norėčiau biški prireklamuoti, kas dar nespirki bilietų, galite nusipirkti draugai draugams, kadų, man atrodo, yra jau, ar ne? Yra. Vakar žiūrėjau, 100 eurų. Kadų Comedy Club'e vyks, labai didelė patalpa, kas dar nematėt, gali būti, kad pirmą kartą matysite, tai ateina draugai draugams. Aš ir galvoju, tenai varysiu, nes, tipo, ten visa hebra bus, tipo, viskas tenai vietoj. Aš ir galvoju, saliutai viskas, tipo, tai turėtų būti tikrai labai smagu. Kalbant apie saliutus, vaikai, čia bus blogas pavyzdys. Iškraustėm ir pratęsim apie nujeką. Iškraustinėjom draugo merginą iš seno būto. Išsiskyrė? Ne, į kitus namus kelias. Tai... Ne savo norų. Jo, šiaip. Ir palėpį radom... Pasivalyk tau čia šokolado nuo panetonės vyko. Vadinamosios panetonės? Nu, prizumberniuk. Su savo liežuviu. Išsivaliau? Ačiū. Žodžiu, ir radom va tokią dėžę fejerverkų bateriją. Bibi žino, kiek jinai tam buvo. Aš tai nežikočiau. Bet man labai nešti pirštai. Nešti pirštai, aš galvoju... Išvažiuot kažkur toli į laukus. Knato, vėlgi, aš senas parakomanas. Iššauti 2 šaltas ugnelės su viela, uždegti ir pizdint kuo toliau. Ir stebėt, kas bus. Kaip toks planas? Galiu pabandyti? Nu, galėjau mėginti, bet čia yra labai rizikinga iš tikrųjų. Na, ką aš žinau, pas mane yra buvę patirti, kai mano kaimynas pirštas su šitais visais išsitaškė tiesiog varšiausiai. Nu, jo, mano mamai, kai aš buvau vaikas, pataikė į galvą ir vos nežuvo, ir vos nepako fejerverkas. Aš atsimenu pas mus mokyklai. Nu, gerai, pats paklausiau, pats atsakiau. Nedeginsiu. Pas mus mokyklai, aišku, degink, jeigu ten... Tiesiog. Ne, jeigu pabandyk, tik pasink, sukurk didesnį dratą, kuris taip ilgesnį laiką degs. Nu, tai aš tą sakau su šaltom ugnelėm. Taip, viskas pasidaryk, kaip turi būti. Žinai, jeigu ten yra atviras laukas, kur tu gali šaudyti, važiuojam puliką, patikrinti tas sviedinį. Bet aš noriu pasakoti, kad mokyklai pas mus atsimenu būdavo tokios, nežinau, valandėlės ar kur mes susirinkdavom visą mokyklą tipo, ir mus ten rodydavo ten prevencija nuo petardų, žinai, pasižiūrėkit, kaip šitam vaikui išdegė veidas. Pas jūs mokyklą rodydavo, pas mus veždavo į saugaus eismo ir elgesio kažkaip taip, Antakalnį. Tai va, tai mus ten rodydavo, žinai, biškį atmuždavo, tipo, tokį norą rodyti petardą, bet tai vis tiek šaudydavo. Ir aš atsimenu, kažkada per kažkokį naujaką užvažiavau, karočią į Aicą. Ir Aicė, jo, Armijos Siriams ir Aicė buvo tokia petarda su dratu. Ir aš galvoju, kad ten, nu, tipo, fejerverkas, tipo, žinai, bet galvoju, kažkoks kareiviškas, gal ten, nežinau, su kamufliažu jisai iššausia kažką. Ir aš kažkaip... Taip šaunu dangaus nebematai. Ir aš kažkaip jį palikau, žinai, ir palikau, gal panaudosiu per nujaką. Atėjo laikas nujaką, galvoju, sakau, turiu gerą dalyką, sakau, žinai, tėvas ten pysas petardą šauja, žinai, kaimynai visi šaudo, viskas labai smagu. Ir Arūnas, ir čia garšą pridegė, numečiau, bėgu. Nieko, jokio garso. Aš atsisuku ir matau dūmų užslandą. Milžinišką dūmų užslandą apie visus kaimynus. Visi kosėje, nesupranta, kas vyksta. O aš toks, kaip tas sunkus vaikas šalia stovėjo, tai man pridaręs dalykų į man atėjęs, tai sako,
Šiaip Tai tiesiog dūmų granata Jo, buvo? tai tiesiog dūminė buvo granata, nu ne granata, net negaliu padinti granatą, žinai, tiesiog dūmų užlandą įmečiau ir dar kaip tik tą dieną vėjo, blema, nebuvo ir jis vietoj, kai pradėjo pūstis, Visam nu, ruošia ten pochai, belė kaip, dūmai, ir aš čia kon. buvo visiškai. Mes esam su draugeliu, jo brolis Kaspė tarnavo ir namuose buvo 2 dumšaškės, rimtos. Ir mes sugalvojom 16 aukščio stogą uždegties. Uždegėm taip, kad, nu, tipo jau belekas, ten irgi vėjo nėra. Mes nusileidom ant žemės liftu, žiūrim į viršų ir atrodo kaip 9-11 dangoraižis. Tai dar dūmai, taip. Tu nafik. Suvažiavam visi, blėt. Mes iš miško žiūrim. Bet šiaip apie ferverkus, tai man atrodo vis dar gal nereikia gazdinti, Džiulio mano labai bijo, tai aš taip nesprogdinsiu, aš tai esu šiaip prieš, bet kadangi turiu tą dėžę, joptelsiu tikrai kažkur, kad šunys negirdėtų. Mano buvo tėvas vieną kartą padarė, kadangi dėdė dirbo su ferverkais, mes vis gaudom nuo pat vaikystės, tipo visokių išbandyti, jis atsiveža ir duoda mums išbandyti. Ir Iš rankos, sivistulka. Jo, va tą laiką, žinai, kur tipo. Ir... Beje, Gruzijai matėt, kur bičiukas prieš šituos... nu nežinau, tos riaušių policija pasiėmės bateriją, ferverkų, ekspediarmus, šaudo. Dabar Sakartvelė vyksta gyvybė. Jo, sveikatos jam. Nu, žodžiu, ir tipo tėvas visą laiką dėdavo ten į kibirą, žinai, ir kažkur nuneša ir uždega. Ir vieną kartą sugalvojo ten pusiau kieme pas mus prie namo, uždegė ir ta petarda pasviro. O motina viduje, tipo, ir žiūri langai ir tie ferverkai į langus, šaudo, bet ten kaip žiūri motinos reakcija. Visa persigandus viduje chatui, nes tiesiai į langus galvoja, o dar žiemą šaltas sudaužytų langus. Ir atsimenu tą vaizdą, kaip motina visa peršikusi. Bet, nu, aš būčiau taip pat išsigandus, stovi chatui ir dabar į tavo chatą. Visą laiką, tipo, kiekvienam kaime arba rajone vis tiek bus kažkokia istorija su ferverkais. Ir, tipo, nu, aišku, kad bus istorija, tai įsivaizduok, nusipirka štuką žmonių vienoje vietoje, nu, blema, 150 mėnesių ferverkų, kad vienas kažkuris bus nesėkmingas, nu, tai čia 100% bus. Nu, aišku, dėl to paskui vyksta visokių ten, tarkim, nu, gerai, yra tragedijų, žinai, kur žmonės nudega ir kažkas. Tai, žodžiu, man tai ferverkai patinka pasižiūrėti, yra gražu tikrai, bet su jais reikia elgtis labai atsargiai. Man yra draugelis atsiuntęs fotkę, kaip bičiukas ten, ar jo draugelis, ar kas, tipo, kaip irgi sprogo rankoje, kaip suprantu, petardą, ir reikia šitie 2 pirštai, čia kaulas, o čia nėra, ir tiesiog mėsa. Aš to atsiųsiu mūsų video žmogui vieną video, kad jis paleistų per... Nešok, Leda. Per teliką. Šiaip dar mano, pavyzdžiui, klasiokas gamindavo sprogmenis. Labai rimtus sprogmenis. Iš baliklio, čia užsirašinė, iš baliklio, iš salietros, žodžiu, jisai gamindavo tokio galingumo, kad sprogdindavo elektros šviestuvų tuos stulpus. Tuos va neždavo. Jo, yra, ir dar buvo video gaga, jeigu atsimenat, toksai. Tai va ten keldavo, kur lasdynus, bum, ir tas ping, toksai. Eidavo pušys į mišką sprogdinti. Storiausius medžius. Bet čia jau nusipo... Pyromanas. Taip, čia jau pyromanija, čia jau žmogų reiktų įgalioti. Martinenko jau vibes. Jisai tas pats klasiokas, jisai važiuodavo į gariūnus, nusipirkdavo dafiga petardų ir perpardindavo mokyklai iš kuprinės. Biznierius. Nu tikrai parakomanas. Kur tas būdavo, pas jūs petardas buvo mokyklai? Buvo, aišku, 100% buvo. Blet, vienu metu, kur visi petardai, eini iš mokyklai, bum, klasiokų kapišonų įmeti pabėgi. Mano pusbratkis išmokino mane tokios mažytės būdavo, kad spyčkos, kur irgi uždegi ir sprogsta, kad rankose laikyti galima. Jo. Ne, tai tos mažytės tai yra. Yra kuriant sprog gali piršti, laikydamas piršti. Ten jos būdavo kaukolinės. Bet vis tiek geriausia žuka yra. Žuka, kaukolinė. Žuka yra tokia jau storesnė su knatu ir kur užsidega, knatas sudega darbiški kokias spalvotas šviesa. Ir gerai, bet dar tas pats klasiokas po to pardavinėjo visokius roplius, hatui tritonus augindavo, gyvatės. Tai aišku, kad tai. Šituos
Kaip tie vorai tokie baisus, plaukuoti tokie. Tarantulus. Pas mus būdavo. tarantulas? Visą laiką būdavo vienas bičias, kiekvienam miestą, man atrodo, būdavo kažkoks bičias, kuris pardavinėjo tiesiog tarantulus ar turi. Žinai, aš to pasakysiu taip, aš esu žiūrėjęs vieną tokią laidą. Žinai, kada tarantulas pradeda pulti, jeigu tu laikai rankui, vienintelė taisyklė yra laikyti, aš tiesiog gyvūnų žinomas esu, laikyti ranką visą laiką ištiesus. Jeigu jis yra ant tavo rankos, nes kai tu pradedi spaust, jisai jaučia labai anksti, nes tie plaukeliai ant jo kūnų, jie yra kaip dirgikliai, kada jaučia pavojų. Ir jeigu tik pradėsi spausti, jisai pajaus pis iš karto ranką. Bam, iš karto pis. Tai visą laiką reikia laikyti tiesiai. Kas tarantulai? Taip, paralyžiuoja, ta prasme. Tu nahui augino žmonės, aš galvoju, kad jie nenodingi, nieko dėl to. Tai dėl to, ta prasme, žmonės augina viską. Viską augina. Jeigu turėtų akvariumą banginį augintų, aš tau atsakau, neįsivaizduoju. Jo, mėgos rykliukai. Tai prasme, kosmosas, žmonės augina gyvačių, čia prisiperka, augina ten visokių anakondų, šmondų, čia. Aš esu kažkada namo atsivežęs, atsimenu iš šitų driežų. Jo, pas mus ten buvo toks pastatas, žodžiu, ten apleistas, mes ten ir to pastato ir, žinom, driežiukai visur laksto. Jie ten, žinai, prišyla saulė, ten ir kimarina. Ir mes į bankutį, sugaudėm ir aš atsimenu bankutį, galvoju, blema, gaila driežiukų, aš jiems paliksiu skilutės, kad jie kvėpuotų ir jie, blėt, pratas skilutės išbėgo šitie mano driežiukai. Ir po chatą lakstė, vienu momentu aš jau nemeluoju, 6 driežiukai. Mano motinė man žiūrėjo, sako, tu debilas, sako, viškis, sako, kaip aš sako, tai auginau tokį, blėt. Nu tai aš paskui suradau tos driežiukus, bet tai... Bet dabar žiūrėk, žiūri per tėdą karverkę. Dabar žiūri per tėdą karverkę. Ir galvoju, blėt, koks debilas. Nuo tų driežų galvoju, kad čia nesąmonė yra. Tai mes gaudėm tos driežiukus, ką aš dar turėjau, kažkokius svirplius gal būdavo namuose irgi su broliu. Maldininkus, prisimenu, irgi tas pardavinėdavo. Vabzdys maldininkas čia yra tas pats žiauriausias predatorius, tiksliau ta maldininko patelė, kur žudo savo mylimosius pasieks. Turim video? Mylimosius pasieks. Liuks, pažiūrėk. Čia mano pats mėgstamiausias fejerverkų video. Judoja našlė. Vyra toks voras. O čia neįmanom kažkaip per... Nu, žodžiu, patai. Eik, tu šiek. O čia nežinau, čia gal... Tiesiai į balkoną? Neina, kad kažkaip viso vaizdo padaryti. O čia tokia prasta kokybė? Taip, ok. Nu, žodžiu, bet čia į balkoną. Nu, žodžiu. Hebra tiesiog sėdėjo terasai, įdėjo į šampės bonkę fejerverką ir pas kaimyną į chatą per langą. Tiesiai. Jis jau rūkai cigaretę, karoči. Kokia gera diena. Happy New Year. Ir žodžiu, naujakas, sakai, draugai draugams. Aš tai galvoju, kad draugai draugams. Jo, prisiekit, bus daug labai komikų, bus labai daug žmonių, šiaip bus labai smagu. Bet dar vietos yra normaliai, kad du klube. Mes mes šokti. Susirinks tai daug. Susirinks tikrai labai daug. Susirinks. Kaip jisai steni, kaip jau sunku. Aš tai nežinau, aš gal atvarysiu, bet aš panojako iškart namo pysiu. Aš tai irgi aš neplanuoju labai ilgai likti, aš galvoju, pabūsiu, sulauksiu 12 ir važiuosiu. Reikia kažkaip paskutiniais metais jau man tas nuojakas iki paryčių, blėt. Aš 4 metus jau išėlės, tipo, nei geriau, nei švenčių. Nu, tipo, su draugais pasisveikinį ir eini namo. Atsikeli ryte ir žiūri, blėt, kitiem hujo ir toks. Atradau dabar Instagram'e, čia puslapį aš tokį vieną. Nu. Tai aš kad panosiu šiknom gerom. Ne. Atradau Instagram'e puslapį vieną, kur žodžiu ten pasakoja mystery stories. Tai va, žinai, visokios ten besaptingos istorijos, galiu papasakot porą įdomų jums. Davai. Kur čia bičas liko pas draugą nakvot. Liko pas draugą nakvot bičas ir jisai grįžo namo ir grįždamas namo jisai ar tai į avariją pateko, ar jam kažkas atsitiko, žodžiu, nuvažiavo nuo skardžio ir į dobį įkrito ten. Nu, žinai, kai yra šlykelį tas toks skardukas, tai jis įvažiavo į jį. Ir jisai skambina savo tėvui, tipo, tuo metu, žinai, sako, žiūrėk. Mačiau to. Sako, žiūrėk, tėvai, sako, aš papuoliau čia, sako, avarija, sako, skardė, gal tu galėtum varyti manęs pasinkžinai. Tėvas sako, jo, sako, būk vietoj, sako, tu aš atvažiuoju. Pažadino, kročia motinė, žinai, jie su motinė važiuoja, sako, kur tu esi? Nu, aš esu to ir turiu vietoj, žinai, visą kitą, bet sako, čia labai tamsu, sako, nėra vienas mažas, sako, niekas nestoja, aš biškai nueisiu toliau nuo tos vietos, kad jūs mane surastumėt. Sako, jo, okei. Ir bičas nuėjo kažkur į laukus. Ir sako, ir tėvas jam sako, bet tu visą laiką būk ant ragelio, kad aš tai matyčiau ir žinočiau, kur tu esi. Sako, okei. Ir jisai sako, aš jūsų nematau, jie vis... Čia kokia šaly? Amerikoje, man atrodo. Ir jie vis neberanda. Ir jisai nuėjo į kažkokius laukus, sako, aš dabar, sako, esu kažkokiuose laukuose, sako, tipo, labai daug, sako, čia vietos pilna, sako, tipo, atviri laukai. Sako, kokiuose, tu, bled, dar laukuose, sako, pas mus čia aplinkos, sako, jokių laukų, tipo, nėra.
Ir jisai toksai, tipo, kalbėjo ir nuo sako, tipo, oh shit, ir pip, karoči, dingo, karoči, ryšys. Ir paskui policija visi bandė ieškoti, karoči, to bičio, bet to bičio taip ir nesurado. Paskui pagal automobilį rado? Rado automobilį. Paskui palei telefono išklotinę surado, kaip jisai važiavo, kur iki to skardžio, kaip jisai buvo išėjęs, kaip jisai palei kelią, kaip jisai nuėjo iki to atviro lauko, karoči, kur ten žiauriai šiptoliais buvo nuėjo iki to lauko ir toje vietoje dingo ryšys. Nei telefono, nei bičio, nieko. Viskas dingo, karoči. Įsivaizduojat? Ir tipo, ten buvo, kai kurios keletą buvo šitų teorijų, kad jie atsit pagrabė tėviai. Gali būti tas dalykas. Ne, čia greičiausiai. Jo, o sekantis dalykas, aš skaičiau dar, tipo, paskui biškai pasidomėjau, kad gali būti, kad toje vietoje dirbo lauko traktorius, kuris, tipo, rūgius kapojo. Ir gali būti, kad jį sukapojo, žinai, ir tas paskui ūkininkas, paskui ėjo klausti, tipo, žinai, užkasė. Ar jo kažkur užkasė, arba kažkas tiko, tipo, klausė, kad, tipo, aš nieko nežinau. Bet atseit paskui po kažkiek laiko ant vieno iš traktorius pamatė, karoči, kraujo pėdsakų, bet jau buvo po laiko, po keletos metų, tipo, su tais infraraudonais ten žiūrėjo, neįrodė, kad ten to vaiko kraujo pėdsakai tipo yra tas ir tas dar pats fermeris sako, tipo, aš jums neduosiu tikrinti mano traktorių, jūs neturite prietaisų tikrinti mano traktorių ir ilgą laiką netikrinu. Dabar klausimas jums, įsivaizduokit pas jūs va tokia va situacija, jūs tikrintat į griovį, ką jūs darot? Nu tai blemba, nu tai skambinu tiesiog. Skambini, kam tu skambini? Aš skambinu tėvai, nes man tėvas pasakė, jeigu kokia avarija ar kažkas, su nieko nekalbi, absoliučiai nieko, su niekam nesakai, skambini man. Man ant tiek išmokė, kiekvienas sako žodis gali būti, jeigu čiutkas, nei žodžio skambini man. Ir man visą laiką, ir dabar irgi buvau, kai ašgi buvau nuvažiavus nuo kelio. Jo. Ne, aš buvau ir rūkiau laukas, bet nuvažiavau. Tik vieną. Jo. Nuvažiavau, tai irgi, tipo, bet taip, kaip žos, aš tikrai galvoju, kad mirsiu tuo momentu. Nes, tipo, aš apsisikau kėdį ir aš atbudį nuvažiavau ir aš galvoju, viskas, versios. Ir, tipo, kad neapsiverčiau žiūriu, ir, tipo, visur rūgiai aplinkui, tiesiog ir aš, tipo, dar bandžiau užvažiuoti. Tai irgi buvo, kad tėvai nuslydų nuo kelio. Atvažiavo tėvas, viskas tokia buvo. Tai tėvas sako, tai atvažiuosiu. Tėvas sako, huinė. Bet galėjau sūnų pagimdyti. Bet tada kažkoks vyras pakeliui važiavo, sustojo ir jis buvo su tuo, kaip ten tos mašinos, kur 2 vietos ir galėjo didelę bagažinę, tokia pikapas. Fūra. Ai, nu. Jeigu didelė, tai tik fūra. Nu tai ir jisai sako, va čia tėvas atvažiuos, gal pagalbos, sakau, nereikia atvažiuos. Sako, tipo, niekas neištrūks, sako, kokią mašiną, tam pasakiau, kad, tipo, sako, maža neištrūks, tipo, davai, tai jisai ištraukė mane ant kelio, pakeitė padangą ir sako, nusiplauk mašiną, nes policija sustabdys, pariš, tai sako, bus blogai. Nusploviau dar kokius 3 metus. Ir tada pas mane, kur rūgiai užaugo bagažiniai. Aš nuskyniau rūgių lauką ir pas mane už bagažinės užlindo ir kiek prabraukiau, dauguma užlindo ir tada pavasarį. Kita programa galėtų rūgiuose prie bedugnės vadintis. Ir tada atvažiavau dėdės pasimti, aš kurį laiką bagažinės nejudinau, atvažiavau, jam atidarau bagažinę ir jis tiesiog pradėjo ravėti mano bagažinę, nes rūgiai sužydėjo. Ir žolytė, tiesiog bagažas ir ten tipo prie tų, kur atsidaro duris, tiesiog žolytė užaugus. Aš girdėjau, kad barakė Saulėtekį Hebra prieš išsikraustydami iš barako vasarai. Juodžemių pabėrė ir dafiga sėklų ir sužėlė žolė. Kambarį? Jo, netidaro, rūgpiučio pabaigai, opa, reiks pjauti. Bliam, matai, aš tai irgi buvau tokios, aš irgi buvau su baimu nuvažiavęs. Jo, sakyk. Dar kai į stotelį išėjau, aš dar nepapasakau vieną. Tu stotelę buvai važiavęs? Taip. Ir ašgi dar atsimenu, spliama irgi toksai, žinai, kur vidury nieko. O tai geriau, tai kam skambinti? Tai žodžiu, pas mane kaip buvo, tai aš pradžiai paskambinau Lietuvos draudimą, sakau, tipo, čia įvažiavau, tipo, įgrovė, sakau, gal galite varyti pasimti, sakau, jo, paskui, kur plius minus esi, tipo, pasakiau ten tą vietą, karočiai, sakyta, sakau, gerai, sakau, per kiek laiko atvažiuosi, sakau, nu, sakau, 3-4 valandas, ble, žiūri, karočiai, kad mane darbą nebespėsiu, žinai, atvariot, sakau, nu, aš einu biški pievą, tenai žiūri čia atvirai. Sakysi, tai gerai, sakau, tipo, lauk, žinai, sakau, kiek kainuos, nu, sako, apie 300-400 eurų, sakau, ačiū, nereikia, tipo, PBB padėjau ragelį, paskui paskambinau į Tauragės, kažkokį suradau bičią, kuris ten būdi su to traktoriu, kad važiavo, bičiukas jo, su pilvuku, tu žinai, pažiūrėti mano bemas, o gerai, pabandysim. Vieną kartą bandė, nutrūkote, blėt, visi ten tie raiščiai, karočią andą, kad uždėjo, patraukė mašiną. Bet yra tas dalykas, kur prirakina mašiną ir tas, kur tik po pirmo patraukimo ir tu, blėt, to trūks vėl. Ir žinai, kur jau va čia, va, automobilis tik nutrūks ir vėl važiuoja. Tai mano mašina, va, tai va, ten stovėjo, žinai, dar bemas, taip gaila buvo. Ir dar vienas dalykas, šiaip čia yra detalė, galbūt, nu koks skaidimas, jau vis tiek praėjo daug laiko. Tuo momentu, kai aš nuvažiavau nuo skardžio. Vaikas stovėjo pačioj.
Koks skirtumas? Kuris buvo su telefonu ir sakė, dėd, varari. Šitą, aš kai nutrukau, aš išlipau iš mašinos, toks, žinai, kaip kur čia viską ten, žinai, tvarkiausi. Visi išlipimai iš mašinos dabar. Svariu tą mašiną, supykęs, žodžiu, ir ten šalta buvo, žinai, laukai tu nepaskambinsi, lipu aš gal į mašiną. Aš atidarinėjau mašinos, darėjęs kaip tanko, blemba, šitą daiktį toksai, ir lipau atsisėdau, ir aš šitą tuo momentu pravažiavo policija. Jie važiuoja ir tiesiog pravažiavo. Ir aš nežinau, ar buvo, kad labai smarkiai tamsu, jie nepamatė mano BMW, ar jie galbūt pamatė ir galvoja, kad aš jų pačiai sutvarkysiu, bet jie tiesiog pravažiavo, žinai, ir aš tai mašinai sėdžiu, galvoju, zašabystybę, laimėjau loterijų, nes jeigu būtų statę, tai jau čia būčiau gavęs baudą už statelį, žinai, kažką. Nu, aišku, aš paskui policijai pranešiu viską kitą, ten nieko, aš ten viskas labingai pasivaigė, žinai, tą vietą. Nu, bet niekas nerado, ką atsirūnėlį. Niekas, nu. Dar siunčiau grupę nuotraukas, žodžiu. Ko nerado? Nu, nerado manęs niekas tada, tame gravėje. Na. Gerai, turiu dar vieną kočią istoriją iš tos Instagramo. Aš kartais pagalvoju, kokie žmonės yra visiškai išprotėję. Pilnai išprotėję. Nes, žodžiu, buvo tokia moteriškė. Irgi, turbūt veiksmas vyksta Amerikai. Buvo tokia moteriškė, jie, žodžiu, buvo įsimylėjusi vieną bičą. Labai smarkiai, jie ten keletą laiko draugavo. Ir jisai sako, tipo, aš ten metu. Ir tada radai jie Lazdynų ligoninį, suspjaušusi. Ne, žinoma, susijęs istorijos. Sako, aš sako, tai metu, sako, man tu man reikalinga. Jis sako, tipo, žinai, jinai, karočią, ant tiek įmylėjo, jinai buvo pilnai išprotėjus, jinai jam pamelavo, kad jinai yra nėščia. Nu. Ir jinai kurį laiką, tipo, vaidino, kad jinai turi pilą visą kitą, ir jinai net susirado kažkokią specialiai draugę, kuri irgi buvo nėščia, žodžiu. Ir jau atėjo tas laikas, kai jinai turėjo gimdyti tą fake moteris, žinai, kurie atėjo gimdyti, ir tas bičias pradėjo gaudyti, jau, tipo, sako, klėt, man sako, atrodo, kad tu man čia meluoji, žinai, iš to vietoj kažkur, tipo, sako, ne, aš nemeluoju nieko, ir jinai išsikeitė vieną kartą draugė su savim, tipo, į miestą, jau važiavo mašinai, jinai uždaužė, karočiai, gyvai tą savo draugę, iš pilvų išpjovė vaiką, atseit, kad pasimt kaip savo vaiką, tipo, ir kad parodė tam bičiui, žodžiu. Bet jinai pakeliui, kol važiavo, ten padarė daug, tipo, ket pažeidimų. Ir sustabdė policininkai ir pamatė krūviną automobilį, vaiką karočią, tai, žodžiu, vaikas neišgyveno ligoninėje, o moteris jau numirė karočią vietoj, kai buvo sužyta. Įsivaizduojat? O tik... Aš visą laiką galvoju, tipo, apie tos nuskatimus, kur būna, va, taip, atvirai daro, tiesiog, tipo, kur, tipo, kaip galvoja žmonės, kad nepagaus? Nu, tipo, dažnai būna, nepagauna, jeigu gerai splanuota. Jinai visiškai buvo, delusional moteris, tu įsivaizduok, ant kiek tu turi, karočiai, įsimylėti į žmogų, kad jam tokius dalykus meluot, ir jinai jau per daug nuėjo visur toli, kurie reikėjo, tipo, jau committant, bet jinai biški perlenkė šitą vietą lasdą, visiškai biški. Atsiprašau, jinai labai smarkiai perlenkė šitą vietą lasdą. Net nesulaužė, tik perlenkė. Jo, visiškai išprotėjus, ko čia moteris buvo, įsivaizduojate. Tai dabar, žinai... Žiūrėk, esi kada nors mylėjęs Taipaną? Kad norėtum... atrodo, žinai, esi sakęs, kad aš dėl jos viską padaryčiau. Nu taip. Prašau. Bet tai nereiškia, kad aš... Taip, neišpjautum kūdikio. Ne, aš nepjausičiau kūdikio, tikrai neišpjautum. Nepjausitum kūdikio, bet išpjauti iš kito pilvo. Ne. Tu padarytum garšvos pjūvį. Garšvos pjūvį padaryčiau, nu. Tai va, tokia va istorija, karočiui. Šiaip keista yra tai. Bet tai lemma, mes ir Lietuvoje turim tenai, kai tos vaikus nuskandino, man čia žiaurų šyso. O yra dar viena istorija, žinot, su traukiniu, kur buvo pasirinkimas, ar gelbėt vaiką, ar gelbėt traukinį. Ką? Karočią yra... Čia tiesiog traukinio dilemą tu pasakai. Listen. Mačiau 4 ryto pokalbį. Vietoje. O žinai istoriją apie Pėcką ir čia nu. Žodžiu, bičias dirba traukinių stotyje. Ir jo vienintelis darbas yra pakeisti bėgių pusę. Nes traukinys važiuoja arba į vieną pusę, arba važiuoja į kitą pusę. Žinai, jam reikia paspausti tokią nesąmonę, jisai pasikeičia ir per tiltą nuvažiuoja traukinys. Ir esmė buvo tame, kad jeigu jisai nespėjo to padaryti, ten, žodžiu, man atrodo, net nebėgiai, o tiltų nusileidimas. Tai tiltas, žodžiu, krenta. Tipo, jisai krenta tai traukinys krenta nuo tilto, žodžiu. Esmė, nuleidimas, žodžiu, tilto. Aha. Nu. Ir esmė yra tame, labai daug detalių keičiasi istorija, bet gerai. Aš labai sunkiai atsimenu, bet palikim, žinau, ta istorija tikrai yra, bet palikim taip, kad, žodžiu, jo esmė yra tame, kad nuleis tiltą, kad traukinys pravažiuotų. Aha. Ir esmė yra tame, kad tuo momentu, kai jisai dirbo, prie to tilto vaikas žaidė.
Žodžiu. Ir tas vaikas, jisai įlindo būtent į tą tiltų nuleidimo mechanizmą prie pačio tilto ir jisai į jį įkrito. Ir jisai mato, kad tas vaikas įkrytęs yra ir važiuoja traukinys, o traukinyje važiavo ten, kokie porą šimtų žmonių, gal ne porą šimtų, 50 iki 100 žmonių. Ir jam dabar yra pasirinkimas arba gelbėt vaiką, arba gelbėt traukinį, nes traukinys, jeigu krys, tai krys su visais žmonėm. Tame traukinyje važiavo žmonės, žodžiu, tenais... Rusas, žydas ir lietuvis. Ir dar baras buvo. Jo, socialiai, važiavo socialiai, tipo, nusikim, nelabai geri žmonės, narkomanai visokie, tipo, žinai, kurie gydėsi, visą kitą, kaip tik traukinys buvo važiuoti į kitos ligonės kažkokios. Ir, žodžiu, tas vyras pasirinko gelbėti traukinį, žinai. Ir tas vaikas, kuris buvo tame mechanizme, buvo nuleistas tiltas, žodžiu, ir tas vaikas buvo straiškytas. Esmė yra tame, kad tas vaikas buvo jo sūnus. Gerai, čia tikrai traukinio didėjimo yra. Čia tikrai yra fake istorija. Čia yra tikriausiai fake, aš nežinau, ar čia yra fake istorija. Ne? Yra... Žodžiu, aš garšu toks, karočią, dar buvo toks... Kartais būna, kad tipo bičias išrado, kad yra viena kraštinė, kita kraštinė ir jų kvadratai sutampa su ta. Tiesiog, bet kokias teorijas. Nu, tai va, tai pas tą vyrą buvo dilema. O ten, kur tiltas, ten upė, o ten auksinė žuvelė. Tai va, tai tam tėvui buvo... Ir sako, išpildysiu 3 norus. Tai tam vaikui buvo dilema, tipo, tam tėvui buvo spręsti ir tipo gelbė savo vaiką ir išgelbė traukinį, tai jis išgelbė, ko čia traukinį. Straškis pats. Nu, čia taip nebuvo. Bet čia tokia istorija. Aš kažkada šitą istoriją, mes kažkada iš Klaipėdos važiavom su Emiliu. Emilio buvo Sepana, man atrodo, Nedas dar buvo mašina, mes visi važiavom ir aš šitą istoriją jam pasakoju. Sakau, čia nesąmonė, sakau, tu čia mums nesąmonės pasakoju, sakau, tamsu labai ir taip baisu. Sakau, žiūrėkit, aš jums parodysiu, mes sustojom degalinį. Aš įjungiau tas video, gal 20 minučių, ten galvos ne pusę valandos. Jie visi tą video žiūrėjo, tas video pasibaigė. Jie į mane žiūri, nu tai Rūnai ir kas, sakau, nieko, aš tiesiog norėjau jums parodyti. Sako, Rūnai, tu debilas. Sakau, bet man tiesiog pusę valandos per tą žiūrėjom kažkokį video. Sakau, tai jau, nu ir paskui važiavome į Vilnių, bet tada labai tyliai sėdėjau, nes man visi pyko, karačiai. Bet yra, su tavim jaučiu, kad žmonės tiesiog bijo pasakyti tau ne, kad nežiūrėsim. Mes žiūrėsim, Rūnai. Dabar nebebijos, viskas, tu esi suluošintas. Yra ten iš tikrųjų daug tų istorijų Instagram'e, aš negalėsiu kada papasakot, padaryti. Galim padaryti kartais rubriką. Aš negi galvoju, gal aš norėčiau mūsų podcast'e turėti TikToko rubriką, kur parodo jums kartais, ko Lietuva kvėpuoja, parodyti. Nes aš nežinau, kas yra, bet man tie žmonės kelia džiaugsmą iš tikrųjų. Man patinka pasižiūrėti, kaip jie kapojasi vieni su kitais. Dabar yra labai populiari tokia, nu nepabiosim to žodžio, tokia savo paslaugas netgi pardavinėjantį moteris lytinės, kur ten apie kalbą, nu žodžiu. No. Bet aš labai noriu atsiprašyti, aš turiu Kauną važiuoti į renginį, tai aš galiu arba jūs palikti, arba atsisveikinti su visais. Ne, aš manau, rašym normaliai. Jo, šiaip labai smagus kalėdinis, dar kitas bus podcastas kitą savaitę, tai ačiū labai visiems. Šiaip labai gerai, man labai smagu su jumis. Pradėjau terapiją lankyti kažkaip, blėt, geriau jaučiuosi ir su jumis man kaip terapija. Kad tik tau nugarytė, žinok, praeiti. O tu tai kada eisi terapiją? Aš pats terapija. Va, šitą klaidą dariau ir aš. Va čia, žinok, žiūrėk, vaikeli, nedaryk mano, nekartok dėdės klaidų. Aš žinai, kada neįsiu į terapiją. Neįsiu į terapiją, neįsiu į terapijas. Nors gal, nu gerai, vieną kartą. Aš galiu, davai, žinot, ką padarom. Vieną kartą. Žiūrėkit, padarom šitą. Kitam podcastui, aš iki kito podcast'o nueisiu vieną terapiją. Oi, seniai, dar šiaip sunku gauti vietas tenai. Tai... Aš pasitengsiu, aš susirasiu vietą. Nu ir papasakos. Ir vadovą pasakos, kaip sekės. Nu. Gerai. Užsirašykit šitą. Nežiūrėk kaip į bairį, žinai, žiūrėk. Nu, vad, nueik ir pažiūrėsi. Tai iš kad ne bairis. Tai ką, čia buvo niekas neruošta, Arūnas Garšva, Vita Žyba, Lidl, ir Ačiū, Kristoforus Vaidutį. Kristoferus Panulis. Saugokit savo sveikatą. Pasimatysim. Iki. Niekas neruošta.